tada tai man buvo toksai, what? Kas yra geriausias icebreakeris? Maistas. Niekas nepasakys ne maistui. Jeigu nori būti aktorius, tai važiuoji į Hollywoodą, jeigu nori dirbti su naujausiom tendencijom technologijų srityje ir su startupais, tau reikia važiuoti į Silicon Valley. Tai 10 cm ir būtų tai susmygę man į nugarą ir šiandien aš turbūt nesidėčiau ir nekalbėčiau podcastą. Ypatingai svarbu suprasti, kad tuo metu Kaune pagrinde dominavo kultūra marozų. Ir tuo pačiu tai buvo ne tik darbas, bet ir galimybė mokytis. Tada tu atrodo padarėjai viską, kas buvo įmanoma. Padarėjai neįmanomus dalykus, gavai darbą, negavai viso, vėl nesėkmė. Nėra kelio atgal, arba tu mirsi mūšį, arba laimėsi. Jeigu tu bandysi daryti tą patį, ką ir visi, tai kodėl tu tikiesi kažkokį kitokį rezultatą? Tai yra lengva atsisukti atgal ir sakyti, kaip čia viskas buvo tarsi suplanuota, bet tuo metu būnant toj situacijoje galvoji, blogiausi laikai. Jeigu tu turi žinių ir tau kažkas už jas moka, tai reiškia, kad tos žinios iš tikrųjų yra vertingos. Tik tai per įvairiausius bandymus ir ieškojimus ir atradimus ilgainiui suprasti, kas iš tikrųjų, kur yra tavo tikrasis kelias, kur tu geriausiai jautiesi ir kas veikia tau. Labas. Labas. Sveikas, Lukai. Kaip tau sekasi? Vėl paklausiu. Antrą kartą. Man sekasi puikiai. Atsikėliau, pasveikinau žmoną su gimtadieniu, atėjau į podcastą. Inception. Man atrodo, šitą kažkur jau sakiau. Bet šiaip paklausė mūsų pirmam feilo teikia, kaip pats save prisistatytum žmonėm. Mes jau researchą pridarę ir visą kitą, čia visą podcastą gal pabandysim paliesti tos taškus, ką mes radom, bet kaip tu pats save? Aš sakyčiau, esu žmogus, inovatorius, kuriam yra įdomios technologijos, kuriam yra įdomi komunikacija, marketingo sritis ir čia aš tiesiog kiekvieną dieną stengiuosi tobulėti. Nice. Tyrėjai nemelavo postai, kuriuos skaitėm ir informaciją apie tave. Ok, tai mes palėtėm jau, aišku, praeitą mūsų teikia apie vaikystę, gal dabar nekartosim visko to, bet grįžtant, pats gal praeik pro vaikystę iki 14 metų ir praeisim pro istoriją, kurią pasakai. Jo, tai vaikystėje iki 14 metų, iki paauglystės, nebuvau padaužo vaikas, buvau labai ramus, geras, išlaikytas vaikas savo tėvam. Tėvai niekada netikrino mano sąsiuvinių, namų darbų ar visas knygas susidėjau į mokyklą. Ir tikrai manau, kad sutaupiau tėvam daug žilų plaukų, tokių savo elgesių. Ir gyvenau Kaune, miesto centre. Neturėjau nuosavo kiemo, mano kiemas buvo centrinė miesto dalis, bet su kažkokiom vaikų hebrom ar šaikom nesitryniau. Mane visą laiką nuo vaikystės domina nuo labai ankstyvų dienų knygos. Ir kiek pamenu save dar net nemokėdamas skaityti, praleisdavau daug laiko namie ir imdamas knygas iš tėvų lentynos, nesuprasdamas apie ką, tos knygos be jokių paveiksliukų, be jokių iliustracijų, aš tiesiog imdavau tas knygas ir vartydavau, tarsi imituodamas, kad skaitau. Ta pastebėjo tėvai, pradėjo pirkti iliustruotas enciklopedijas ir aš su jom ten praleisdavau begalę laiko. Tai visą laiką buvo kažkoksai toksai noras sužinoti, perskaityti ir tas man labai patiko. Išmokau skaityti dar prieš eidamas į 1. klasę ir tada prisimenu, kai tik išmokau, tai pradėjau skaityti visas knygas, įsimintiniausia turbūt Heraklis yra Walto Disnėjaus, tai buvo tokia viena iš įdomiausių knygų arba Liūtas karalius. O vaikystėje prieš miegą dar prisimenu, kad tėtis ar mama man visą laiką prieš užmiegant skaitydavo Apvaliojo stalo riterius ar apie Robin Hoodą knygą. Tai čia man būdavo toksai wow. Tai būdavo pati įdomiausia istorija, Merlinas, Ekskalibūras, tas kardas, kurį reikėjo ištraukti, tai buvo tokia man kaip vaikui wow istorija, kurios ten visą laiką prieš miegą prašydavau, kad ten porą puslapių išgirsti.
Vienintelis dalykas, kurį aš prisimenu, kas galbūt sukėlė šiek tiek streso mano tėvam, tai gyvenant bute, vasaromis mėgdavau žaisti balkoną ir visam bute buvo pradaryta nemažai langų. Aš kaip vaikas paslapčiai ištikindavau tėvų miegamajame į balkoną ir tenai žaisdavau su mašinytėmis ir išeidamas iš balkono pamiršau jį uždaryti. Ir tada dėjo skersvėjis, trenkė miegamojo duris. Tas duris buvo didžiulės medinės su tokiu dideliu stiklu viduryje. Ir nuo skersvėjo tos miegamojo duris užsidarė, trenkėsi į staktą ir visi stiklai iškrito, sudužo. Ir kaip dabar pamenu tas momentas, kada tu koridoriuje esi, atsisuki atgal ir pasižiūri, kad 10 cm iki tavo kojos kulno yra susmigusios tokio dydžio šukės su jos smailios į grindis literaliai susmigusios ir tu pagalvoji, tie 10 cm ir būtų tai susmygę man į nugarą ir šiandien aš turbūt nesidėčiau ir nekalbėčiau podcast'ą. Tai tas buvo turbūt toksai vienas iš momentų, kur iš tikrųjų sukėlė daug streso tėvam, vėlgi pamatyti tą visą momentą, kad kiek nedaug trūko, kad žinai, gal manęs ir nebebūtų. Nu, lucky guy, kaip sakant, dodžinai tą kulką. Jo, bet tavo tas žingeidumas ir noras sužinoti daugiau nesibaigė ties knygom, nes sulaukęs jau brandaus amžiaus, 14 metų, nusprendė, kad blemba reikia kažką daryti ir padarai ką. Jo, 14 metų būdamas, tada iš tikrųjų sugalvojau tą mymą, kad svarbiausia kažką daryti. Original creator of. Sensacija podcast'ą sužinojau tikrai autorių. Ir aš domėjausi marketingų komunikaciją, draugas pradėjo kurti su Photoshopu. Ir aš tada sakiau, išmokyk ir mane, jis prisimenu išmokė, kaip veikia pagrindiniai Photoshopo principai. Ir tada aš taip pat pradėjau kurti kartu su juo GFX-us, kur manau, kad didžioji auditorijos dalis, jeigu yra jaunesnė, negimusi 90-ais, tai turbūt nelabai supras, kas ten tie buvo 2000-aisiais GFX-ai. Tai būdavo forumai, kuriuose jaunimas, paaugliai kūrė įvairiausius paveiksliukus, juos talpina, dalyvauja kažkokiuose rungtyse, challenge'uose ir tenai laimi taškų ir ten tu kyli savo kažkokiam leaderboard'ą. Ir tada visi tave žino kaip labai šustrą GFX-erį. Aš sudalyvavau vienam tokiam konkurse, jie laimėjo, tai buvo, žinai, 1 iš 1. Ir tada supratau, kad tai kas iš to? Tai aš čia laimėjau 1, laimėsiu gal 2, 3, 4, 5. Bet, aš skaitysiuosi, čia aš esu krūtas, jėga, gerai varau, bet tik tam mažam burbule tų visų paauglių, bet kokią tai realią prasmę turi gyvenime. Ir tuo metu man sugalvojau, kad gal galima iš šito naujo įgūdžio uždirbti pinigų. Tai buvo, vėl priminsiu, 2000-ieji, kada daugelis Lietuvos verslų neturėjo internetinių puslapių ir tik pradėjo suprasti, kad tai mums reikia būti matomi internete. Ir buvo fantastiškas verslas, manau, kad daugelio internetinių puslapių kūrėjai mes galėjai pasiimti telefono knygą, skambinti visiems verslam iš eilės ir visi, reikia, mums darom, kuriam internetinį puslapį, tai lygiai tą patį ir aš dariau. Tai sakau, gerai, aš moku kurti dizainą, dar ką darydavau, eidavau į Template Monsterį, toksai buvo, paimu, nusiskrinšotinu jų dizainą, tada pats atsidariau Photoshop'e, perkuriu viską identiškai. Ir tada skambinu įmonėm ir sakau, jūs pardavinėjate duris, žiūrėkit, kuriu internetinius puslapius, jau jums sukūriau pagal jūsų spalvas ar maždaug veiklos sritį kelis pavyzdžius. Jeigu kažkuris iš jų tinka, galim toliau tęsti ir daryti, jeigu ne, aš galiu sukurti pagal jūsų poreikį. Pradėjau skambinti ir pardavinėti savo paslaugas ir viena iš įmonių, kuri prisimenu pirko tą paslaugą, tai man buvo 14 metų, jie išsikvietė į susitikimą savo ofise, aš 14 metų su banglas, su plačiais džinsais, per didelę maikę, tokiais ilgais garbanotais plaukais, sėdu į troleibusą iš Kauno miesto centro, važiuoju iki Urmo bazės,
ten paskutinę troleibuso stotelę, išlipu ir tada suprantu, kad iki jų ofiso, ten logistikos sandėlių dar reikės šiek tiek paeiti. Ir tada skambino direktoriui, su kuriuo kalbėdavau, sakau, čia atvažiavau, gal galite atvažiuoti troleibusų stotelę pasiimti. Atvažiavo direktorius, pasiėmė, mes pakalbėjom. Tada sako, tu tave pervežti atgal namo, gal sakau, ne, man iki stotelės užtenka, ten buvo gal, nežinau, 3 km nuo jų ofiso, tai mane pavežė. Tada, kol važiuoja mašinais, man sako, tai turbūt pirmakursis būsi. Aš, man 14 metų. Sako, turbūt informatiką studijuoti. Nu, matosi, gerai, ne, gerai mokaisi aš. Tai jie dar žinojo kada nors, kad tau dabar galėtum, žinai, parašyti žinutę, apgavau. Tai va, tokia buvo pradžia mano paties bandant, turint kažkokių teorinių žinių, iš tikrųjų jas panaudoti praktikoje ir vienoje knygai perskaičiau, kad jeigu tu turi žinių ir tau kažkas už jas moka, tai reiškia, kad tos žinios iš tikrųjų yra vertingos. Tai aš turbūt galėjau kaip vaikas, man turiu stogą virš galvos, tėvai viską nuperka, galėjau net nebandyti užsidirbti, bet mano buvo tiesiog iš principo, kad tai įrodo, kad aš kuriu paslaugą, kuri yra vertinga rinkoje, nes kažkas yra linkęs už ją mokėti. Bet, pavyzdžiui, aš šiaip į savo vaikystę ir paauglystę eidamas, antrinu iki to momento, kur mintis sukdavosi, kaip užsidirbti pinigų ir atrodo, irgi ten 13, nežinau kiek metų, bet visą laiką, ką čia padaryti. Nebuvo tokios grandiozinės kaip tavo, kad skambinė direktoriam ir sakyti, aš tau padarysiu kažką, bet mažesniam skėlė, bet, pavyzdžiui, pas mane niekada nedaidavo iki actiono tiek, kad išeksekutinu ir padarau. Pagalvodavau ir dabar atgal žiūrėdamas gal prisimenu, kad, pakalbėdavai su draugais, davai darom. Ir ten pradeda daryti ir po, nežinau, pirmo bandymo jau pasimeta ir tada jau po kiek mėnesių dar. Kas pas tave buvo kitaip? Bet, matai, gal, nežinau, gal noro trūkumas pas tave buvo. Aš jau manau, kad turėjau. Coachingų sesija prasidės, žinai. Aš gal nenoriu, bet pasitikėjimas savim ir iš to, kad tu sakai, paimti ten telefonų knygą, skambinti ir tokia, dabar praktika būtų pritaikoma, kad aš jums padariau eskizus jau ir panašiai, tokia, atrodo, iš kur tas toks pasitikėjimas savim. Vienas dalykas, gal dėl to aš ir dariau vienas, tai suprasdamas, kad aš esu vaikas ir kas blogiausio gali atsitikti? Pasakys ne. Tai būdavo pradžiai nedrąsu, tu pasirašai skriptą, ką tu kalbėsi, ten pirmi pokalbiai, kur sekretorė sako, tai atsiųskite elektroniniu paštu. Tada aš kažkokią imdavau, skaitydavau knygas, kaip daryti pardavimus. Ten vienoje knygoje perskaičiau, pirmas jūsų barjeras bus sekretorės, ar administratorės ofiso, kad tą barjerą perlipti, jums reikėtų paklausti tokį sudėtingą klausimą, kur administratorė ofiso pasimestų ir sakytų, gerai, tu atsijungsiu su mūsų ten vadovu ar atsakingu žmogum. Ir aš tą pradėjau testuoti ir ten, labą dieną, norėjau paklausti, kiek jūsų įmonė šią dieną investuoja į matomumą internete. Atsiprašau, negaliu atsakyti, tu atsijungsiu su vadovu. Ir tada jau su vadovu kalbėjau apie savo paslaugą, kurią parduodi. 14. Tai ir manau, kad kiek aš girdžiu komentarų iš savo aplinkos, tai kad pas mane ir yra tas toksai, ką aš ir matau dirbdamas su savo komanda, kad dažnai žmonės tiesiog sustoja ar įklimpsta tame, tai kas bus, kaip dabar daryti, aš esu, tai žiūrėk, turim kažkokią idėją, turim viziją, tai gal paimam, padarom, iš to padarimo kažką išmoksim, tas žinias inkorporuosim ir pakeisim savo taktiką, strategiją ir vėl iš naujo darysim. Tai vietoj to, kad mes leistume laiką daug galvoti ir analizuoti, geriau, man atrodo, kad vertingiau yra išeiti į rinką, pabandyti, gauti signalą iš rinkos, tada jį priimti, suvirškinti, pagalvoti, kaip mes keičiam savo taktiką, strategiją ir tada judam į priekį. Tai gal dabar žiūrėdamas atgal, aš ir matau tas pirmasis užuomazgas būnant paauglystėje, kad aš, tai gerai, imam ir darom. Imam ir darom ir tada 16 metų imi ir darai savo e-commerce. Jo, tai
16 metų, man nežinau, buvo 16-17, tiksliai neprisimenu, aš buvau domėjausi gatvės kultūra, tai repas, hip-hopas, mano draugai buvo skeiteriai, kas yra ypatingai svarbu suprasti, kad tuo metu Kaune pagrinde dominavo kultūra marozai. Tai mes buvom ta subkultūra, kur iš tikrųjų mano draugai turėdavo nemažai susidūrimų su tais vadinamais marozais, kurie ateidavo, ką čia skeiteriai, atiminėdavo tos skeitus, muždavosi jie ten ir iš tikrųjų buvo toks, reikėjo drąsos būti kažkokiu kitokiu ir pasakyti, kad mes kažkokią pristatom kitokią kultūrą. Tai mano draugai pasakodavo ir skųsdavosi, kad kaip čia yra sudėtinga Lietuvoje gauti ten, žiūrėk, Amerika išleido kažkokią naują to skeito deką, kažkokios ašys, ratukai, Lietuvoje tu jų negausi, jeigu gausi, jie bus ypatingai brangus. Rūbai, įvairūs aksesuarai ir sako, Amerikoje galima nusipirkti per išpardavimus ženkliai pigiau, naujesnės kolekcijos, tai gal čia yra niša, pabandykim. Ir aš turėjau kontaktą, kas man galėjo atsiųsti tų visų daiktų iš Amerikos. Tai mes susipirkom pirmą siuntą, padarėm iš viso man berods 2 tokias siuntas, tai susidėjom, kas maždaug turėtų būti paklausios prekės, jas atsisiuntėm. Aš sukūriau internetinio puslapio dizainą, brandingą, vadinosi streetwear.lt. Susiradau programuotoją, kuris mano sukurtą dizainą užvilko ant to OS-komerso ir tada susifotografavom visus daiktus, išsikarpėm. Aš skaičiau knygas, kaip čia vykdyti prekybą internete, nes vėlgi mes kalbam prieš 16 metų. Tai tos internetinės parduotuvės, jos dar tik tai irgi besikūrė Lietuvoje. Bet anglų kalba, ne? Ne, viskas buvo lietuvių kalba, nes Lietuvos rinkai. Turiu menį, knowledge visą sėmėsi anglų kalbą. Jo, tai aš tuo metu paauglystėje visur ieškodavau, kaip nelegaliai atsisiųsti knygų apie verslą, apie pardavimus, pirkdavau tokias knygas lietuvių kalba knygynuose ir sėmiausi tų žinių. Tai pasileidom tokią parduotuvę, kėlėm savo aukštus standartus, tai ko man reikia, kad aš priimčiau sprendimą pirkti produktą internete nepačiupinėjus. Mes ten išmatuodavom marškinėlius, koks ilgis jų, koks plotis, kad žmogus galėtų namie, rašo, kad medium dydis, vidutinis, bet skirtingi prekiniai ženklai, skirtingi dydžiai, tai kad galėtų namie pasiimti savo maikę, pasidėti ant stalo, išsimatuoti ir suprasti, tai čia gal man reikalingas šito prekinio ženklo L dydis, o ne M, dėl to, kad pagal išmatavimus ten batų padą išmatuodavom kiek centimetrų ir taip toliau panašiai, kad tik tai žmonėms būtų paprasčiau išsirinkti prekes. Ok. Ir kaip tas verslas sukosi ir kur jisai baigėsi? Kur prikirpo tą verslą? Ir prieš pradedant mes su draugu sakėm, reikia atsidaryti mum įmonę, pradėjo normalią prekybą. Ir tada supratom, kad būnant 16 ar 17 metų, tu Lietuvoje to berods kaip ir nelabai galėjai padaryti. Mes ten net skaitėm straipsnius, ką reikėtų daryti ir analizavom, kad galima eiti paduoti valstybę į teismą ir prašyti, kad tai išskirtų teisėjas būtent leidimą, tau būnant jaunesniam nei 18 metų, jo nepilnamečiui, pradėti kažkokią komercinę veiklą. Tai nežinau, ar mes tiesiog trūko žinių, bet aš prisimenu net Kaune einu į nemokamas teisinės paslaugas ir aiškinu, ką mes norim daryti ir kaip čia tą daryti legaliai. Tada supratom, kad čia yra labai daug reikalų. Ir po kelių savaičių gavom e-mailą iš vieno iš distributorių, kelių prekinių ženklų, kurie buvo mūsų svetainėje ir jisai sako, žiūrėkit, aš žinau, ką jūs darot, viską darot nelegaliai ir sako, prašau užsidaryti savo elektroninę parduotuvę, nes kitaip aš jūs priduosiu į valstybinės institucijas ir tada turėsit labai daug problemų. Aš tada toksai nepasimetęs
Sakau, tai klausyk, mes čia paaugliai esame. Kas yra? Sakau, ką man daryti? Mes prisipirkom tų kėdų, maikių, džinsų, tai ką man dabar su jais daryti? Sako, žiūrėk, yra pilna skelbimų portalų, eikite tenai ir pardavinėkit, bet dar kartą pamatysiu jūsų svetainę online, nejokauju, iškart rašau VMI ir tada turėsite rimtų problemų. Bet čia užsienietis susitikė? Ne, lietuvis. Lietuvis, kuris turėjo savo fizinę parduotuvę ir jisai turėjo distributoriaus teisės antikiniam prekiniam ženklam. Ir tada mes buvom priversti užsidaryti, pardavinėjom per tuos skelbimus. Dar beje, marketingas mūsų buvo, tai atsispausinom patys spalvotus krajučius su printeriu namie. Ir kad taupyti pinigus, tai eidavom miesto centre ir šitas su apsunkusiais džinsais, tai mūsų target klientas. O šitas su skaičiūzais, tai nedalinė visiems, bet konkrečiai savo target auditorijai. Ir išjungiam tą svetainę ir aš tada sakau savo kolegai, draugui, žiūrėk, išjungsim, palaikom išjungtą porą savaičių, jis pamirš, ir vėl įjungsim. Praėjo porą savaičių, mes vėl įjungiam. Jis vėl po kelių dienų rašo, sako, aš jums pasakiau aiškiai, man atrodo, kad jūs arba išjungėt, arba aš jūs priduosiu. Nu, tada sakau, gerai, žiūrėk, nieko čia nereikia niekam skųsti, mes viskas išjungiam, užbaigiam, išsiparduosim per skelbimus, gerai, taip ir baigėsi. Kliava, 16 metų jau nugyvenęs gyvenimą nusikaltėlio verslininko. Ne, bet geriausia istorija yra tai, kad mes keliom parduotuvėm ar parduotuvių tinklam Lietuvoje, kurie jau neveiklai ir pardavinėjo panašias prekes, mes tada atėjom ir sakom, žiūrėk, mes išbandėm, turim MVP, veikia, pirkit. Pirkit, visą e-parduotuvę. Mes sakėm, visas e-shopas, visa e-parduotuvė, prekinis ženklas, tai.lt ir plus gaunat 2 darbuotojus iš karto. Nes mes sakėm, žiūrėkit, jūs turbūt neturit žinių, jūs nevykdot veiklos, mes viską tai turim ir mes rūpinsimės, jums vis tiek reikės darbuotojų, kurie tuo pasirūpins, tai va, mūsų samdot, mes va tokio atlyginimo norim, mes čia tą darysim, dirbsim iš Kauno, jie buvo Vilniuje, mes sakom, tai mes viską darysim iš Kauno. Mano draugas gyvena nuosavam name, jisai ten turėjo garažą, sakom, tai prekes atsiųsit į tą garažą, mes susidėsime. Visą pičdeką turi. Ja. Okay. Ir, surprise, mes siūlėm šitą, sakėm, mes parduodam tą parduotuvę už 15 000 litrų. Okay. O kaip pristatai kainą, kaip va tokia šovai, sugrano? Tiesiog. Okay. Tiek atrodė verta. O taip nors vieną pardavimą spėjai sugeneruoti, ar ne? Į šią parduotuvę? Ja. Manau, kad turėjom kelis, bet matai, atsiskaitimas vis tiek buvo taip, kad tu užbaigi tą pirkimą, tada elektroniniu paštu gauni rekvizitus, kur reikia padaryti pavedimą, nes nebuvo jokių integruota payments platformų ir tokio principu. Bet iš tikrųjų ėjusi labai gerai, suprekiavom tikrai sėkmingai visas tas prekes ir netgi pardavinėjant ilgainiui per tuos visus forumus ar skelbimų portalus, tai iš tikrųjų nepasakyčiau, kad buvo prastas reikalas. Tik tai, kad mano ta buvo vizija, kad padarykim kažką daugiau. Viską, ką aš dariau, visada buvo vizija ne tik, kad uždirbti pinigų, bet kažką sukurti, kas yra daugiau, kažkokia tai inovacija rinkoje. Tai tas mane vežė, ne tik, kad būtinai uždirbti pinigų, bet labiau padarykim kažką kitokio, ko niekas dar nėra padaręs ir mes būsim pirmieji. Okay. Geras hustle, nežinau, ar yra dar kas nors tokią istoriją galėtų papasakoti nuo vaikystės, bet einant toliau, tai tu baigei mokyklą, įstojai į politikos kursus Univerė, tenai nelabai užkabino ir pradėjai kapot marketingą, teisingai? Taip. Tai dar po e-shop buvo vakarėlių organizavimas, Čia tikrai nesibaigs 16 metų. Tai jo, 18 metų buvo įvairių vakarėlių organizavimas ir
Įstojau politikos mokslus. Kodėl į politikos mokslus? Tai dėl to, kad man labai gerai sekėsi istorija, labai gerai sekėsi lietuvių kalba, anglų kalba ir norint įstoti į politikos mokslus, nereikėjo laikyti matematikos egzaminų, ar fizikos, ar kitų tiksliųjų mokslų. Tai aš matematiką pabaigiau B lygių ir tuo metu atrodė, kad su skaičiais nelabai man, nors dabar kažkaip įgavau aš tos įgūdžius su skaičiais ir tikrai daug kas pasakytų, Lukas yra skaičių žmogus, jis nenori, yra idėja, bet prašau pateikite ir skaičius, kaip tas viskas atrodys ir kokia yra finansinė kažkokio projekto projekcija. Bet tuo metu galvojau, kad tai pasirinksiu politikos mokslus, norėjau dar teisę studijuoti ir būtent dėl ko teisės nepasirinkau, dėl to, kad teisė reikalavo matematikos egzaminų. Aš tada sakau, gerai. Studijuosiu politikos mokslus, pabaigsiu 3 egzaminus, tie dalykai, kurie man patinka, nebus per daug sudėtinga mokytis ir lengvai įstosiu į politikos mokslus. Ir stojant berods sistemai reikia pasirinkti pirmas prašymas, antras. Tai pas mane buvo vienintelis politikos mokslai, pirmas nemokamai, valstybės finansuojama pozicija, antras politikos mokslai mokamai. Ir pasirinkau VDU universitetą dėl to, kad esu kaunietis, dėl to, kad gyvenau miestų centre, universitetas miestų centre. Ir svarbiausias punktas yra kodėl, tai dėl to, kad VDU visą paskaitų informaciją talpina į savo intranetą ir nežymi lankomumo paskaitos. Kas man reiškia, kad galėjau jau pirmo kurso pabaigoje ir antro kurso pradžioj pradėti dirbti pilną darbo dieną, nesilankyti paskaitose, susirinkti informaciją ir ateiti tik tai į atsiskaitimus ir egzaminus, atlikti namų darbus ir sėkmingai pabaigti universitetą. Tai pradėjęs studijuoti, mokiausi politikos mokslus, man labai patinka politinė filosofija, istorija, tas man iš tikrųjų patiko. Administracinė dalis, kaip veikia administracinis visas valdžios aparatas, tai buvo neįdomioji dalis. Ir tuo pačiu metu siųsdavausi visas knygas apie marketingą ir jas graužiau, skaičiau ir kažkurio momentu pradėjo kilti tas toksai krebždulys ir noras, kad turiu žinių, noriu jas panaudoti, noriu kurti kažkam, kažkurio įmonėje, būti atsakingas už komunikaciją, marketingą, reklamą, noriu jiem padėti pasiekti savo tikslų ir prisidėti prie to. Tai tokia buvo kelionė tada į marketingą, nes tie verslai, kuriuos dariau paauglystėje, jos reikėjo kažkaip uždaryti ir pabaigti. Supratau, gal reikia pabandyti tiesiog tradicinį darbą. Vat ir įdomus man šitas momentas tarp, nes dabar fast forward, tavo reziumė jau solidus yra, bet kodėl buvo tas switchas, sakykime, pabandėjai į samdomą darbą, prieš tai haslinai solo ir atrodo iš to, kaip pasakai tas istorijas 15-16 metų, tu ir norėjai vienas daryti, kad niekas tau ten nelimituotų. Tai kaip, pavyzdžiui, dabar, praėjus tiek laiko, kodėl niekada nepasukai savo daryti? Ar čia dar ateityje gal dar? Geras klausimas, pats iki šiol neturiu atsakymą, bet ką man bent jau reiškia darbas, samdomas darbas ir galimybė dirbti įmonėse, tai pamatyti, kaip iš tikrųjų funkcionuoja įmonė, kaip veikia visi procesai, į ką reikia atkreipti dėmesį ir tuo pačiu tai buvo ne tik darbas, bet ir galimybė mokytis. Tai pamatyti, nes turbūt viena iš tų sėkmės receptų, kodėl galima turbūt kažkas žiūrėtų į mano CV ir sakytų, jo, čia yra sėkmingas CV, nes viskas labai nuosekliai, buvo nuoseklus lipimas karjeros laiptais. Tai būtent dėl to, kad aš norėjau daryti daugiau, tai aš niekada nebuvau tas darbuotojas įmonėje, kuris gauna savo atsakomybę, jis tik tai toj dėžutėje ir operuoja, bet visada žiūrėdavo, kaip padariau darbą savo, o kodėl mes to nedarom, o kodėl taip nedarom, gal galim šitą daryti. Ir noras visą laiką daugiau ir tada dažniausiai įmonėse tą pastebi ir sako, tai rink daugiau ir su tuo daugiau, tu vėl daugiau mokaisi,
tavo atsakomybių, daugėja atsakomybių ir tada gauni galimybę iš tikrųjų nuosekliai kopti tais karjeros laiptais. Tai pirma tokia stotelė, kur užsikabinai ir tai ir buvo Citibekas, ar buvo prieš tai dar kažkas? Buvo įvairius startupai, buvo standartinės įmonės Lietuvoje, kurios viena užsiėmė kavos aparatų prekybą internetu, kita buvo distributorius įvairiausių greitai gendančių produktų. Ir CTB buvo ta turbūt darbovietė, kurioje iš tikrųjų praleidau bene ilgiausią savo karjeros dalį ir turėjau 2, sakyčiau, sėkmingus etapus. Kokius? Pirmas, kada prisijungiau prie CTB dar tais gūdžiais laikais, kada buvo gal 60 automobilių Vilniaus mieste, kada juos reikėjo pasiimti iš stotelių. Tai po miestą buvo gal išmėtyta 10 ar 12 stotelių, kuriuose galėjai pasiimti automobilį, jį reikėjo grąžinti į tą pačią parkingo vietą. Automobilį reikėjo užsirezervuoti iš anksto, tai ne internetinį puslapį. Kad susikurti paskyrą, reikėjo pradžiai susikurti Paysera paskyrą. Tada su ta Paysera paskyra registruotis CTB ir tada per tą platformą pasirinkti automobilį, lokaciją ir nuo kada iki kada tau reikės automobilio. Tai ten būdavo nuo šeštadienį, nuo 1 iki 4. Ir tada turėdavai automobilį grąžinti būtent 4 valandą į tą pačią vietą ir jeigu tau reikėdavo prasitęsti rezervaciją, o kažkas kitas jau yra rezervavęs automobilį nuo, sakykime, 4:30, tai tau tada tu skambini, sakai, labą dieną, norėčiau prasitęsti, sakytų, žinokit, negalim pratęsti, nes yra kitas žmogus jau užsirezervavęs tą patį automobilį. Tai kaip nuomos punktas tiesiog. Jo, tai toksai skaitmeninis nuomos punktas, kuris veikia 24 valandas per parą. Ir man patiko idėja, aš tuo metu persikėliau iš Kauno į Vilnių, neatsivežiau savo nuosavą automobilio, tai buvo vienintelis metas, kad aš turėjau savo gyvenime nuosavą automobilį. Ir gyvenau Žvėryne, ofisas buvo, kur dirbau tuo metu verslo trikampyje, tai aš ten pėsčiom ir vaikščiodavau, man to automobilio reikėdavo tik tai savaitgaliais. Ir man patiko idėja ir aš tada galvoju, bet tiek galima daug iš jos dar padaryti. Tai tuo metu buvo berods 4S iPhone'as jau rinkoje ir aš tada galvoju, kodėl nėra mobilios aplikacijos. Kodėl aš turiu grąžinti automobilį į tą pačią lokaciją, kodėl aš negaliu pasiimti verslo trikampyje. Bet kokia tavo pozicija įmonėje buvo? Aš prisijungiau kaip Head of Marketing. Okay, tai aš buvau darbuotojas numeris 6 ir atėjau su visom būtent tom idėjom. Tai pradžioje aš CTB dar konsultavau, tai aš susisiekiau su tuometiniu vadovu, sakau, žiūrėk, tokios yra mano idėjos, ką galima padaryti, labai gera paslauga, labai faina, bet tam, kad jums toliau augti, tai reikia atliepti šitus vartotojų poreikius, kuriuos tikiu turiu ne tik vienas aš. Ir tada juos konsultavau, tada jie pradėjo ieškoti marketingo vadovo ir tada aš aplikavau į tą poziciją ir prisijungiau ir buvau atsakingas ne tik tai už marketingą ir komunikaciją, bet ir už patį produktą. Tai pirmoji CTB aplikacija, tai aš ją visą tą kūrybą jos lydinau aš, sakydamas, kad žiūrėk, neprisikurkim daug visokiausių funkcijų, vartotojui yra aktualu matyti automobilį, jį rezervuoti, atrakinti per aplikaciją ir užrakinti. Tai net ir mokėjimai gali vykti visiškai, nes tuo metu už CTB galima buvo atsiskaityti kaip už mobilio ryšio sąskaitą, tai tu naudojasi mėnesį laiko, po mėnesio gauni sąskaitą už visas keliones. Sakau, net nereikia integruoti šito, tiesiog duokim vartotojam galimybę naudotis lengvai ir paprastai. Ir šita dalis, tada vartotojų aptarnavimas, tai klientų aptarnavimas buvo, tas, mano nuomonė, vienas iš marketingo kanalų. Tai daugelį įmonių tai yra kaštų eilutė, mano nuomonė tai buvo, darykim tokio lygio aptarnavimą, kad klientai sakytų, wow, čia yra geriausia patirtis, kokią aš turėjau, nes kai tu skambini į klientų aptarnavimą, vėlgi čia mes kalbam daug metų atgal,
tuo metu patirtis Lietuvoje buvo, kad tu kaltas. Čia, žinai, Neskambink. jeigu tu skambinai įmonei, ten, nes turi kažkokių problemų, tai tu esi kaltas, čia tiesiog by default. Ir aš sakiau, žiūrėkit, pakeiskim šitą požiūrį, sakykim, nes įvedinėjom inovaciją, dėl to norim, kad žmonės pasitikėtų mumis, kad jie jaustųsi, kad jeigu kažkas atsitiks blogai, aš paskambinsiu ir viskas bus išspręsta. Dėl to aš nebijau rizikuoti ir bandyti tą paslaugą. Nes tai buvo pirmas žingsnelis, tai ne tik edukuoti, bet ir suteikti tą saugumą vartotojui. Įdomus mąstymas kaip jauno vadovo, kad iš karto tokius brandus sprendimai atrodo. Čia iš knygų buvo semtas pagrindė, ar jau iš patirties? Jo, tai vienas mano kolega Lukas, irgi iš CTB laikų, jis man kažkada dar primena, sako, kai su tavim kalbėjom, tu man papasakai, kad kai buvai jaunas, tai savo kambarį ant spintos pasikabinai plakatą padarytą bent pusę knygos per dieną. Tai buvo toksai vienu metu intensyvus laikotarpis, kada aš tas knygas ten tiesiog riešutus griaužiau, nes kiekvieną dieną norėjau perskaityti ir gauti žinių ir turėti tas žinias, kurias galima pritaikyti rinkoje. Gerai, mes truputį pertrauką pasidarėm, bet grįžtam, baigiam ties CTB, kad atėjai kaip marketingo specialistas ir turėjai didesnį spektrą, kad ne tik už marketingą, bet ir už produktą ir prisėmė tokį labiau, turbūt net gal galėčiau sakyti, kad net būnant head of marketing, jau CEO responsibilities kažkuriuos ir apie produktą, ir apie customer service, ir apie visą kitą. Tai kaip tas įvyko dar transitionas į CEO rolę? Tai praleidau CTB tuo metu berods gal plus 3, gal šiek tiek daugiau metų. Įvedėm naują produktą, tas mobilumas čia ir dabar. Realiuoju laiku, on demand, be jokių rezervacijų iš anksto. Įvedėm galimybę palikti automobilį, kur nori mieste, mūsų operaciniai zonai. Ir tuo metu užaugom iki berods Vilniuje netoli 500 automobilių. Tai nuo 60 iki 500 ir tokio pokyčio paslaugoje ir produkte tai buvo didžiulis lūžis. Ir aš visą laiką svajojau, kaip ten vyksta dalykai San Franciske, kaip vyksta Silicon Valley, nes mes tuo metu buvo startupų bumas, visi rašė apie Facebooką, apie Uberį, apie kitas paslaugas įvairiausias, Airbnb, Dropbox, Spotify. Ir aš galvojau, tai kaipgi viskas vyksta ten, nes žinai, mes čia kažką kūrėm, niekam yra neįdomu, bet vat, kaip vyksta ir kūrėsi tos paslaugos ten, kur iš esmės jeigu nori būti aktorius, tai važiuoji į Hollywoodą, jeigu nori dirbti su naujausiom tendencijom technologijų srityje ir su startupais, tai tau reikia važiuoti į Silicon Valley. Ir tada atėjo man tas toksai poreikis, aš ilgą laiką dar dirbdamas marketingo vadovu apie tai galvojau, svajodavau ir galiausiai pasiekiau kažkokį tai tašką, kada sakau, aš nebenoriu atidėlioti. Nebenoriu laukti, nes kai man bus 40 ir turėsiu vaikų ir žmoną, tai tada turbūt nelabai man tai bus lengva paimti viską, mesti, nutraukti ir išvažiuoti. Tai atėjau pas savo tuometinį vadovą ir sakau, žiūrėk, tokia yra situacija, tai yra mano svajonė, aš noriu važiuoti ją įgyvendinti, nežinau, ar man pasiseks, nes žinau, kad yra sudėtinga įsidarbinti, reikia darbo vizos, aš važiuoju su turistinė, kuri leidžia man būti tik tai 3 mėnesius, bet tuo pačiu aš žinau, kad aš turiu tik tai 3 mėnesius. Tai turbūt mano gyvenime tai buvo pats įdomiausias laikotarpis, kada, žinai, mes daug ką mėgstam atidėlioti, šiandien nėra nuotaikos, šiandien nekaip jaučiuosi, gal mikrofonas šiandien neveikia, tai perkelkim į kitą dieną, bet tuo metu aš žinau, kad aš atskridau, laikas tiksi, tu turi galvoj laikrodį kiekvieną dieną ir neieškai kažkokių atsikalbinėjimų, kodėl reikėtų nedaryti, ką galbūt kitaip daryti, tai pas mane tiesiog San Franciske ir buvo tas fokusas
į tai, kad viskas, turiu beveik 3 mėnesius ir aš atvažiavau čia neatostogauti, nes buvo, kas ten apsigyvenau tokiam startup house, kur mane ten kvietė, tai varom į tokį vakarėlį, važiuojam ten, važiuojam kitur, aš tada negaliu, nes aš atvažiavau čia su tikslu, laikas bėga, kiekviena diena yra prarasta diena, jeigu aš nežengiau jokio žingsnio link savo tikslo ir reikia bandyti daryti ir ieškoti. Tai va, tai grįžtant atgal, tiesiog tuo metu atėjau, pasakiau, išeinu, nes turiu svajonę, buvo kalba apie tai, kad gal tu pasiimk atostogų ilgesnių, tai išskrist mėnesiui, paatostogau, pabūk tenai ir vėl sugrįžti. Sakau, ne, aš. Yra tas toks posakis, man atrodo, yra ir knyga parašyta apie Burn All the Boats, kad, man atrodo, Aleksandro Makedoniečio čia buvo taktika, kad atplaukus į mūšį, tiesiog liepi savo kareiviams armijai sudeginti visas valtis, kad žinai, kad nėra kelio atgal, arba tu mirsi mūšį, arba laimėsi. Bet atgal bėgti valtis ir plaukti, čia nėra tokios galimybės viskas. Tai aš to ir norėjau, buvo labai nedrąsu. Daugelis sakė, tu esi idiotas, kvailas, ką tu čia darai, tu gyveni Vilniuje, žiūrėk, kokia faina paslauga, turi gerą darbą, darai, kas tau patinka ir dabar staiga susigalvoji, kad čia tau reikia kažkur važiuoti į Silicon Valley. Kiti sakė, tai tu susiras darbą tiesiog, tai dalyvautose online pokalbiuose, per Skype'ą susiskambink ir tave įdarbins, bet aš tą bandžiau ir tas neveikia, nes jeigu tu esi startuolis Silicon Valley, tu nori ateiti gyvai pamatyti tą žmogų, nori jį pakalbinti, suprasti ir kaip pas tave kandidatuoja žmogus iš Lietuvos, kur tu ten daug, vienas žmogus iš rizikos kapitalo fondo, pakankamai žymaus, man pasakė per mūsų pietų, sako, tai, ką tu darai, yra neįtikėtina, nes jeigu tiesiai šviesiai pasakyti, tai nobody cares about Lithuania. Ir jis man sako, aš labai atsiprašau, kad taip sakau, bet tiesiog yra tokia realybė. Ir kai tu sakai, kad tu esi iš Lietuvos, tai čia yra iš niekur. Nes San Franciske net jei tu esi ten iš kokio Ohajo, nelabai yra įdomu. Visi nori matyti čia, nori gyvai susitikti, patikrinti tavo kultūrinį pritapimą prie organizacijos, tavo sugebėjimus ir tada tave įdarbinti. Tai va, tai susikraunu mantą, atskrendu, žinau, kad turiu 3 mėnesius, dar šiek tiek mažiau. Ir bandau aplikuoti internetu per LinkedIn ir tiesiog einant į internetinius puslapius, turėjau sąrašą įmonių, kuriuose noriu dirbti. Ir tada daugelis jų tiesiog atmeta mano paraiškas, kiti atsako, kad matom, kad tu esi ne vietinis, suprantam, kad turbūt reikės visa sponsorship. Ir sako, mes juos neteiksim ir tiesiog tave atmetam. Tai po daugelio tokių atmetimų aš sugalvojau, kad aš panaudosiu savo marketingo sugebėjimus. Mano tikslas yra potencialiam darbdaviui per 3 sekundės, nes visi yra užsiėmę ir neturi laiko ten kalbėtis, šnekučiuotis, vaikščioti kavos ir taip toliau. Turiu įrodyti, kad aš turiu sugebėjimus dirbti marketingo srityje. Ir galvodamas, kaip man tą padaryti ir įrodyti, pastebiu maisto pristatymo kurjerius mieste. Dabar Lietuvoje tai yra nieko nestebina ir norma, bet tuo metu to nebuvo. Tuo metu Lietuvoje turėjom tik tai lėkštė.lt. Ir pamatau Uber Eats, pamatau Postmates, pamatau kitus ir tada galvoju, kas yra geriausias icebreakeris? Maistas. Niekas nepasakys ne maistui. Jeigu tu ateini pas žmogų, ne su savo norais, kad aš noriu pas tave dirbti, bet sakai, žiūrėk, aš pagalvoju apie tave, turbūt esi labai užsiėmęs, turbūt nori valgyti, va, tau pietus, ar kažkoks užkandis, pakalbėkim. Ir tada pradedu galvoti, kaip aš tą darysiu, kas mane įsileis čia į ofisus, nes ateina kažkoks visiškai random bičiukas. Ir dabar jisai sako, aš ten pas jūsų įmonės CMO atėjau ir noriu jam duoti maisto, tai turbūt galvoti, čia užmonė yra. Da aš pasidarau maikutę,
Postmates'u, susigalvoju, kad maistas yra rizikinga, nes vėlgi alergijos, kas valgo tik tai vegan, kas valgo mėsą, kokie preferencai. Šito nežinau, tai desertas turbūt yra saugiausias variantas. Ir tada mieste pamatau tas Mr. Holmes spurgas, pačios geriausios spurgos, viena spurga kainuoja $3.60. Labai brangios, brangiausios spurgos mieste. Kiekvieną rytą yra didžiulė eilė. Tas spurginė dirbdavo tik tai iki 2 valandų dienos. Tai atsidaro ryte, viską išsiparduoda ir užsidaro. Ir aš tada jas pats pabandžiau, sakau, wow, čia yra geriausios spurgos, kurias kažkada valgiau. Jos ne tos standartinės su skyle viduje, bet tokios iš tos Kauno senosios spurginės, tokios pilnos pončkos su įvairiausiais įdarais viduje, kažkas toksai miksas tarp Kauno spurginės ir Ali desertų, tai va toks miksas. Ir aš tada jas pabandau, jos yra geriausios, aš tada sakau, wow, čia yra labai gražus įpakavimas, man tada gimsta ta mintis, būtent, kad mano problema yra, kad mano CV atsiduria šiukšliadėžiai, kaip man padaryti, kad jinai atsidurtų ant to žmogaus stalo ir tada gimė visa ta mintis, kad dauguma CV atsiduria šiukšliadėžiai, o mano jūsų pilvuke. Tai aš atsispausdinu, kiekvieną rytą važiuoju su Uberiu į tą spurginę, susiperku spurgas, atsivežu į savo startup house, kuriame gyvenau, susiklijuoju savo tą žinutę, kurioje taip pat parašiau, kad jeigu aš nesu tikras maisto kurjeris, aš apsimečiau jo, kaip matot, aš esu kūrybingas, I get shit done. Ir jeigu jūs ieško darbuotojų su panašiais sugebėjimais, čia yra nuoroda į mano CV ir tai buvo nuoroda į mano LinkedIn profilį. Tai aš naudojau tą adreso trumpinį, kuris man leido matyti, kiek žmonių kada sumetė į savo browserį. Ir tada sekti, kiek buvo apsilankiusių LinkedIn ir tada daugiau mažiau suprasti, kiek iš tų siuntų iš tikrųjų pasiekė žmonės. Ir jeigu aš nesulaukdavau jokio atsakymo iš jų, tada dar netgi per tokį specialų įrankį, kur tu įdedi žmogaus LinkedIn profilio nuorodą, jisai ištraukia, koks galėtų būti preliminarus pašto adresas. Ir tada rašydavau e-mailus, kad sveiki, aš jums dariau tą ir tą, vežiau spurgas, čia aš ir matau, kad nežinau, ar gavot, neperžiūrėjau tada, bet paaiškinu visą tą istoriją, kad dar su žmogum susitikti. Tai susitikinėjau su jais visais, ne visais, bet tie, kurie mane pakvietė į interviu, visi sako, wow, super kūrybinga, tu turi grit, tu, žinai, vienas ten sako, I wish my son would be the same. Ir susitikinėjau, bet galiausiai visi sako, žiūrėk, mes negalim patikėti, kad tu turi visus gebėjimus dirbti San Franciske, kad tu pažįsti amerikiečių kultūrą, nes tu esi tiesiog atvykėlis iš Lietuvos. Ir tie interviu jie niekur neveda, tada aš galvoju gerai, tada aš pasistengsiu, kad mano istorija atsirastų internete, kad atsirastų top naujienų portaluose Amerikoje ir kai tai padarysiu, vien tik tai su savo sugebėjimais, nes aš nepažįstu nieko Amerikoje, tada grįšiu pas jūs su sąrašu ir sakysiu, tai ar vis dar galvojat, kad aš neturiu sugebėjimų. Tada grįžtu į savo startup house, darau tyrimą, atsirenku naujienų portalus, atsirenku žurnalistus, kurie rašė panašiomis temomis, pasidarau savo elektroninį pitchą, kaip skambėtų ta istorija ir kodėl žurnalistų jį turėtų būti įdomi. Išsiunčiu tiem potencialiem žurnalistam po kelių dienų, po susirašinėjimų, atsiduriu berods 6 naujienų portaluose iš top 10 mano sąrašo ir tada visa ta sniego gniūžtė ir užsikuria, nes viskas veikia labai paprastų principų. Kažkas parašė, paskelbė savo social medijoje, tada mato, koks yra įsitraukimas su tuo įrašu, mato, kokia yra sėkmė, tada jau yra darosi lengviau tai pristatyti kitiem naujienų portalam, nes tu sakai, žiūrėk, tas ir tas parašė, yra tam tikras validationas. Jie sako, koks yra įsitraukimas su šitų įrašų, tada jie nori rašyti, kad pasiimti dalelę tos, kaip sakant, kažkokios šlovės ar dalelę to įsitraukimo.
ir sniego gniūžtė užsikuria ir tada vieną dieną, berods po 4 dienų gaunu skambutį iš prodiuserės dirbančios ABC kanale ir sako, aš atstovauju Good Morning America rytinę laidą, mes esame numeris 1 Amerikoje, aš skaičiau tavo istoriją ir mes norim daryti reportažą apie tave. Tai čia turbūt kiekvieno žmogaus, kiekvieno kažkokio influencerio, žvaigždės yra numeris 1 noras atsidurti toje laidoje, nes jinai iš tikrųjų yra numeris 1. Tai jie padaro reportažą, tada... Bet iki to, kokia tavo reakcija? Nu, tu gauni, aišku, tu nepasimeti ir sakai, jo, gal rastų laiko sudalyvauti, bet, padėjai ragelį, kaip jauties, kokias emocijos? Tai buvo, nei neklystu, 2 ar 3 paros, kada aš nemiegojau, nes gaunu elektroninius laiškus iš Australijos, tai yra laiko skirtumas. Žurnalistai nori daryti reportažus, daryti kažkokius tai socialinės medijos įrašus, kurti video įvairiausius apie šitą istoriją, prašo nuotraukų, ten klausia, vos ne visi klausimai buvo tie patys, tada aš ilgainiui pradėjau kurti sistemą, sukėliau nuotraukas į Dropboxą, parašiau Q&A, klausimus visus, kuriuos mane jau klausė, mano atsakymai, kad nereikėtų ten švaistyti laiko tą patį per tą patį pasakot. Tada, kai tik tai gaunu, iškart siunčiu jiems, pažiūrėk, manęs jau klausia panašių klausimų, greičiausiai čia bus ir jūsų klausimai, kuriuos norit paklausti. Va yra klausimai, atsakymai, va yra nuotraukos ir tada tu tiesiog aš dirbau tas 2 ar 3 paras non-stop, visiems atsakinėdamas, nes iš komunikacinės pusės suprantu, kad tikslas yra kuo aukščiau iškelti, aš vadinu tą bangą, kad kuo daugiau prikurti to online presence, kad kuo toliau paskleisti žinutę, nes tada ilgainiui kažkurio metu tu pasieki piką ir tada viskas pradeda kristi. Tai nebūna taip, kad jinai iššovė, nukrito ir tada vėl dar stipriau iššovė. Tai kiek tu per pirmas dienas pasieksi to pasiekiamo momentą, išnaudosi tą momentą, tai tiek tu galiausiai naudos ir gausi. Tai už tai aš tą suprasdamas, neinu miegoti, visiems atrašinėju. Man draugai siunčia iš Lietuvos ir tie patys iš tos Startup House, o žiūrėk, tas meme kanalas Instagram'e pašėrina, žiūrėk, Twitter'į rašo, žiūrėk, tu esi Reddit'e, žiūrėk, tu esi Y Combinator, žiūrėk, Snoop Doggas apie tave rašo. Ir visa ta banga jinai kyla, eina, aš rašinėju. Ir vieną dieną gaunu netgi per Twitter'į žinutę iš prodiuserės, kuri dirbo Ellen laidoje. Ir sako, mes norim tave kviesti į Ellen ir skraidinti į LA. Tada tai man buvo toksai, what? Bet nenuvažiavau vėlę, nes nemoku gražiai šokti. Kaip tai susiję? Norėjau, kad istoriją papasakot? Nežinau, kaip dabar Ellen laidos atrodo, bet tuo metu bent jau jie norėdavo, kad kiekvienas pašnekovas kažkaip, kai įeina į salę, į sceną, tai šokio judesiuką ir vienas iš interviu klausimų ir buvo, sako, gerai, Lukai, tai jūs matot, kad jūsų istorija visur eina viral, kaip reagavo? Nu, aš, rytų europiečiai, normaliai, patiko, labai džiaugiuosi, sako, o emociškai, labai patiko, labai džiaugiuosi, moment of my life. Ir sako, tai gal kažkaip šokot? Ai, šokau, jo, aš šokau, va taip, va. Ir jie sako, paskui gražiai po to pokalbio atrašė, mes pasikalbėjom su prodiuseriais, kad gal nelabai čia mūsų laidos formatų. Wow. Tai tokia istorija, galiausiai gavau 3 darbo pasiūlymus, pasirinkau su ta pačia įmonė, kur apsimetinėjau kurjerių, Postmates. Nes galvojau, va čia tai bus, nuėjo viral, viena banga, o tada, kai paskelbsim, kad aš prie šitos įmonės prisijungiau, tada kita banga viral, taip nueis, nes čia yra geriausia istorija ever, kad tu apsimetinėjai tos įmonės kurjerių ir pradedi dirbti marketingo skyriuje tos įmonės. Ir negavau darbo vizos ir reikėjo grįžti atgal į Lietuvą. Oh, shit. O tai kodėl nedavė tų darbo vizų? Dėl to, kad yra keli darbo vizų tipai. Viena yra H1B,
kurios loterija vyksta. Tai visas šitas dalykas vyko vasaros pabaigoje ir paskui jau ankstyvas ruduo, lapkričio mėnuo. Tam, kad gauti H1B, turi aplikuoti balandžio mėnesį, tai reiškia, kad yra didžiulis laiko tarpas, kol lauki iki aplikacijos. Tai yra loterija, tai ne visi, kas aplikuoja, gauna, berods 25% iš viso aplikuojančių gauna. Ir tada rezultatai yra paskelbiami vėl tik tai berods lapkričio mėnesį. Tai gaunasi, kad metus laiko reikia laukti. Tuo metu, tai vėlgi kalbam prieš 7 metus atgal, dar toksai darbas iš namų ar darbas iš kitos šalies nelabai egzistavo ir aš pats nelabai norėjau, nes tikslas buvo gyventi ir dirbti tenai. Tai tas darbas nuotolinį, tu vis tiek esi toks kaip ir dalis, bet tu kasdieną matai tų žmonių, tu nesisemi tos patirties. Tai aš pats ir norėjau, tada jis sako, žiūrėk, tai gal tada bandom J1 vizą. O J1 tai yra daugelis, kas važiuoja tas work and travel programas, tai yra ta viza, kuri tau leidžia atvažiuoti, tenai padirbti. Ji yra tokia, tipo, atvažiuoji, pasisemti patirties, bet tu privalai grįžti į savo šalį, tai ne tam, kad tu čia pasiliktum. O mūsų galvojom buvo strategija, tai gerai pasiemam šitą, ji tau leidžia dirbti ten iki 2 metų, tada dar berods gali pratęsti metus, aš dabar tiksliai detalių neprisimenu, ir tada per tą laiką mes susitvarkysim kažkokią kitą vizą. Ir ją aplikuojam. Mano tėtis gyvena Amerikoje, jisai turi pilietybę ir kaip tik tuo metu jis buvo užpildęs prašymą man gauti žalią kortą, tai aš buvau virš 21, man buvo 25, aš jau skaitausi kaip trečioji šalis, suaugęs žmogus ir dėl to tėvas ar motina negali perduoti pilietybės, gali tik tai užpildyti prašymą žaliai kortai ir tada tu lauki eilėje ten 5 ar 7 metus, kol tau jinai bus patvirtinta. Tai tau bus patvirtinta, tik tu lauki eilėje. Ir kai aplikuoji J1, jie tavęs klausia, ar tu esi užpildęs tokią I-130 petition, kuri reiškia tavo ketinimus imigruoti į Ameriką, o viza sako, kad tu turi neturėti jokių ketinimų imigruoti. Ir tada atsakymas iš advokatų buvo, arba tu atsisakai žalios kortos ir gauni šitą vizą, arba jeigu neatsisakai, tai tada negauni vizos. Ir visas tas projektas taip ir žlugo, tiesiog negavus darbo vizų. Tai va, aš nusprendžiau neatsisakyti žalios kortos, nes man atrodo, tai yra ženkliai svaresnis ir daugiau įtakos turintis dokumentas, vėlgi siejant tuometinės mano ambicijas su Amerikos rinka. Ir grįžtu atgal į Lietuvą, vėl pradedu ieškotis darbo. Ir tuo metu vienas iš CTV įmonės savininkų ir pasikvietė mane kavos. Sako, matėm, girdėjom. Pasiekėm čia tą Lietuvą. Jėga. Sako, ką planuoji daryti, sakau, ieškusi darbo. Ir sako, tai gal tu norėtum grįžti. Ir aš tuo metu kažkaip dar jaunas sakau, ne, aš matau čia kaip žingsnis atgal, aš noriu toliau, nes mano tikslas buvo parodyti visiems, kad aš galiu dirbti ir turiu žinias būtent Amerikos rinkoje, norėjau tenai gyventi ir dirbti. Dabar vėl grįžtu į tą patį tašką, iš kurio pradėjau. Tai, ieškosius kažko naujo. Ir sako, bet tu dar negirdėjai, ką mes norim pasiūlyti. Ir sakau, ką jūs norim pasiūlyti. Sako, žiūrėk, mes matom, kad tuo metu, kai tu dirbai marketingo vadovo pozicijoje, tu iš dalies ir darai didžiausią proveržį, tu diktavai, kokia turėtų būti strategija, kaip turėtų atrodyti produktas, ką turim komunikuoti, kaip augti. Ir matom, kad tu gali valdyti visą organizaciją. Tai mes matytume tave būtent įmonės vadovo pozicijoje ir mūsų lūkesčiai būtų, kad tu toliau plėstum paslaugą, kad padarytum verslą pelningą, kad galima būtų pradėti plėstis į kitas rinkas. Ir aš priėmiau šitą pasiūlymą, nes tuo metu man buvo 26 metai. Ir aš galvoju, 26 metų būnant, nedažnai gausi galimybę pabūti įmonės vadovo batuose ir būti tuo metu atsakingam. Berods CTV buvo gal iš viso 70 žmonių komanda.
Tai tikrai nemaža komanda, prisimti atsakomybę už visą verslą, sugebėti išmokti skaityti finansinės ataskaitas, išmokti ne tik tai žiūrėti tą komunikacinę produktą ir klientų aptarnavimo dalį, bet ir visą tą finansinę dalį, kuri yra susijusi su verslu. Bet iš to, ką pasakoju dabar, toksai skamba success after success, success after success, nuo 14 metų. Ar buvo kažkokių challenge, kurie, blemo, kur iki sukrėtė, iki ten, nežinau, kad supurtė, ar viskas taip ir klostės? Matai, bet aš manau, kad kai tu pasižiūri atgal, tai yra lengva sakyti, buvo sėkmė po sėkmės. Tai negauti vizos man buvo didžiausia nesėkmė. Pradėkime nuo pradžių. Internetiniai puslapiai. Kažką pradėjau daryti, uždirbau kelius šimtus litų tuo metu, kaip paauglys, bet tai netapo į kažkokį tai verslą, kuris sugeneravo ženkliai didesnę grąžą. Tai aš tuo metu žiūrėdamas atgal žiūrėjau, kad tai yra nesėkmė. Nes čia porą pardaviau, sukūriau, ir kas iš to. Pradėjom internetinę parduotuvę, uždarėm, nepavyko, nesėkmė. Darėm vakarėlius kažkokius, su kitais draugais organizavom. Atėjo ten į vieną 600 žmonių, bet samata buvo 1000, kad padengti visas investicijas į vakarėlį. Tai sudeginom pinigų, nesėkmė. Išvažiuoji į Ameriką, tavo tikslas galvoji, kad wow, aš tuo metu dirbdamas komunikacijos srity galvojau, kad kaip pasieksiu tą momentą, sukursiu kažkokią reklamos kampaniją, kuri bus viral visame pasaulyje, tai čia bus mano karjeros pikas, pas mane tada visi eis ir sakys, Lukai, ateik pas mus dirbti, ateis Nike, ateis kažkokie kiti Apple, sakys, ateik dirbti pas mus. Ir tada tu pasieki to su visiškai nuliniu biudžetu ir eidamas į tuos pačius darbo interviu, tu girdi ne. Ne, nes tu neturi darbo patirties Amerikoje. Ne, nes tu neturi vizų. Ne, nes tu nepabaigi universiteto čia ir taip toliau. Tai vėl yra kaip nesėkmė. Tada tu atrodo padarėjai viską, kas buvo įmanoma. Tu padarėjai neįmanomus dalykus. Gavai darbą, negavai vizos. Vėl nesėkmė. Žinai, lengva yra atsisukti atgal ir sakyti, viskas buvo sėkmė. Aš išdalinęs pirmas 5 purgų dėžutes reklamos įmonėse, tai irgi buvo vienas iš top visame pasaulyje, turėjo savo ofisus San Francisco ir galvoju, pasitikrinsiu savo idėją, kaip kūrybiniai žmonės reaguoja, ja, kad mažą ką, gal aš ateisiu į kokį nors ofisą, atsidarys, pamatys, man ten išvies policija ir deportuos. Ir taip galėjo būti. Nes aš apsimetinėjau, kad esu maisto kurjeris, gal ten išsigas, sakys, gal čia bando nunuodyt, gal ten bombas nešiojasi dar kažką. Tai išnešioju į reklamos įmonių vadovam jokio atsakymo. Tai pirmos 5 dėžutės jokio atsakymo. Štai einu namo, prisimenu ir galvoju, ką čia dabar daryti. Liko mėnesis. Niekas neatsakė, tai gal ir nereikia toliau daryti ir tęsti, bet tada tokia mintis galvoje sako, Lukai, tau liko kiek čia, 30 dienų. Išdalinai 5 dėžutės, niekas neatsakė ir dabar jau nuleidai rankas ir nieko nedarys. Tai ką tu toliau veiksi, tai ten paplūdimy sėdėsi, ar ten, žinai, kažką veiksi su tais žmonėm iš Startup House. Išnešiok visas 50, kurias turi sąraše. Ir tada žinosi iki galo, ar tai reikia ar neveikia. Tai aš tada susiėmiau, sakau, gerai, išnešiosiu visas 50 ir pasižiūrėsim, į kur mane tai nuves. Ir tik tai berods nuo kokios 15 dėžutės pradėjo eiti kažkokie atsakymai, kur žmonės sako, kaip fainai, smagu, susitikim. Dar turbūt prie to paties aš nešiau tas purgas, pradėjau nešioti rugpjūčio mėnesį, rugpjūčio 2 pusėje, tada ten, o gal net ir kažkiek vėliau, žodžiu, kažkoks buvo etapas, kada buvo atostogos, visi masiškai atostogavo, tai aš irgi to nemaščiau. Ir gal dėl to daugelis ir neatsakė. Nes, žinai, gavo tą spurgų dėžutę, kažkas iš įmonės, taigi tas žmogus atostogos atidarė, suvalgė ir baigėsi.
Bet šiaip įdomus momentas, kad pas tave toksai never give up, ne, davai, važiuojam, reikia vis tiek padaryti, reikia pušinti ir panašiai. Kaip tu sakytum, kada reikia never give up ir pušinti ir valyti, o kada pliambas sustoja, kažkas neveikia, reikia permastyti ir keisti trajektoriją? Nežinau ir neturiu atsakymo, tai nešiodamas tas purgas pėsčiom, tarp kitko, tai susidėliodavau maršrutą, kad visi ofisai būtų pakeliui, kad nebūtų, žinai, per miestą zigzagais. Tai sudėliodavau Google Maps'ą, kad viskas paeiliui ir kaip traukinukas visas stoteles apvažiuoju. Nešiojant jas visą laiką klausydavau ausinukose Gary Vaynerchuk'ą. David Gogginsas tik tai verslo pasaulyje. Išrokė tą Life ain't about rainbows and sunshine. It's very mean and dark place. It's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. Keep moving forward, that's how winning is made. Tai šito klausydavau ir nežinau, neturiu atsakymą, tiesiog tuo metu aš galvojau, tai koks mano pasirinkimas, arba aš susiimu ir išnešioju tas 50 dėžučių ir žinau rezultatą, arba einu ir čilinu paplūdimy su savo naujais draugais iš tos startup house. Tai man atrodė, kad tiesiog pačilinti paplūdimy aš visą laiką suspėsiu, bet gauti atsakymą į tą klausimą, ar tai iš tikrųjų buvo verta, tai turiu vienintelį šansą. Tai eikim, išdalinkim ir pasižiūrėkim, kas iš to gausis. Ir kaip minėjau, tik po 15 pradėjau sakyti. Iš Instacart ofiso mane išspyrė. Aš atvažiuoju į Instacart centrinį ofisą. Pasirodo, tas žmogus, kuriam pristatinėjau, buvo atostogose, pasakau administratoriui, atnešiau dėžutę, maisto pristatymas tam ir tam, nes turėjau kiekvieno žmogaus vardą pavardę. Jinai sako, ar tikrai? Sakau, taip, aš kurjeris, nežinau, kokį gavau užsakymą tokį vežu. Jis sako, kad tas žmogus atostogose jau 2 savaitės. Gal klaida, aš kurjeris, tai ką? Pats neišgalvosiu. Jinai tada nusprendžia atidaryti, pamato tą užrašą, pradeda manęs rėkti, sako, aš žinau, ką tu darai, tu esi fraud, tada skambina apsaugai, apsauga atvažiuoja, sako, tai ką, tu ne maisto kurjeris? Aš sakau, aš maisto kurjeris, bet aš bandau dar kitą darbą gal. Jie žiūri tokie, tai kas čia vyksta, ta rėka, jūs jį išvykit, jūs traukit jo veidą, neįleiskit į šitą ofisą, jis čia yra fraud, taip toliau panašiai. Ta apsauga pasimetus, mes einam į liftą, kad išeiti iš pastato, jie mane privalom išvesti. Aš toksai galvoju, čia bus dar viena istorija, kaip ten, žinai, lietuvis Norvegijoje. Čia lietuvis Amerikoje. Išgarsėsi, kaip iš kitaip. Tai tokia buvo istorija. Tai iš tikrųjų, kai pasižiūrė atgal, gali sakyti, o, wow, kokia čia yra sėkmė, bet tuo metu, būnant toje situacijoje, tu kiekvieną kartą galvoji, niekada nesijaučiau, kad, wow, kokia čia yra sėkmė, tai buvo nesėkmė. Bet jį į kažkur vedė, tai yra lengva atsisukti atgal ir sakyti, o, tai kaip čia viskas buvo tarsi suplanuota, bet tuo metu būnant toj situacijai galvoji, blogiausi laikai. Bet į šitą tavo istoriją vis tiek daug kas bandė replikėti, man atrodo. Oi, labai daug. Jo. Bet tu pats bandėjai antrą kartą šitą strategiją, tai kad biški kitaip, ne? Biški kitaip. Su IT darbuotojais. Tai kaip šitą padarėt? Čia darėt Lietuvoje, ne? Kas tenai buvo per approachą? Tai buvo metų galas, reikėjo pasamdyti nemažai programuotojų į mūsų IT komandą, kad pasiekti tikslus. tą, ką mes norėjome sukurti ir kokius atnaujinimus programėlės ir sistemos išleisti. Ir mūsų žmogiškieji ištekliai kartu su IT, jie tradiciniu keliu, tai va dabar paleisim dar paskelbimus, tada rašysim žinutes programuotojam, tada juos kviesim, pokalbius, visi žinom, kokia yra konkurencija dėl IT specialistų. Jie patys dažniausiai renkasi darbdavius, o ne darbdavys renkasi specialistą. Ir aš sakau, žiūrėkit, dabar yra metų galas. Jeigu mes darysim tą, ką visi, tai greičiausiai, kad turbūt juos, sakau, kada jūs planuojate juos sudaryti. Tai gal kokį kovą, balandį, tiksliai neprisimenu.
sakau, žiūrėk, taip netinka. Reikia, kad jie pradėtų darbą sausį. Lukai, tai dabar jau čia vos ne gruodis, tai gal jau ir gruodis buvo šitoj šventinis laikotarpis, tai kaip mes čia, užtrunka laiko, tai reikia juos pirmiausia gauti aplikacijas, tada įvertinti, tada interviu, taip toliau ir panašiai. Tada jie turės išeiti iš darbo, tada pas mus prisijungti, tai nepasidaro per mėnesį laiko. Sakau, tai gerai, o ką mes galime daryti kitaip? Niekas nesugalvoja, ką mes galime daryti kitaip. Sakau, tai žiūrėkit, tai aš važiuoju tas spurgas, tai gal padarom atvirkštinį, kad vešim spurgas, sakau, mūsų IT vadovai, sakau, sudaryk sąrašą iš LinkedIn žmonių, kurie tu manai, kad turi reikiamus sugebėjimus tomis pozicijoms, kuriuom samdom. Atsirenkam juos, tada žinosim, kas jie tokie ir kuriuose įmonėse dirba ir tada sakau, aš su dar Pija tuo metu važiuosim ryte į spurginę, nusipirksim spurgas, nes įpakuosim kaip dovaną, pridėsim laišką. Tame laiške be jokių užuominų parašysim slaptą žinutę, kad visi darbo, man atrodo, buvo kažkas, darbo pasiūlymai atsiduria šiukšliadėžėse mūsų pilvuke, kažkas pakeista, gal net kažkokia kitokia žinutė. Paaiškinimas, kad kaip matai, mes viską darome kitaip ir jeigu nori prisijungti prie įmonės, kuri turi ambiciją ir daro kitaip ir turi įdomų darbo pasiūlymą, tai tada 16 valandą atsidaryk savo LinkedIn ir ten gausi žinutę iš mūsų. Tai jokių užuominų, kokia tai yra įmonė, ką mes veikiam, su jokių spalvinių užuominų ir taip toliau ir panašiai. Ir literaliai mes ateidavom į, nežinau, Baltic Amadeus ofisą ir sakom, labą dieną, atvežėm spurgų siuntą, sakykime, Jonui, Petrui ir Domai. Ir jis sako, o, kaip fainai. Ir jam nuneždavo. Ir daugelis rašė, žinokit, aš pats tai, nedaugelis, bet buvo tokių, kurie rašė, man patinka, ką aš darau, bet mano komandai yra vienas narys, kuris sakė, wow, čia tai yra super, ką daro įmonė, aš noriu pas juos dirbti, jeigu jiems sutinkamas, gal pažiūrėkit jo profilį, tai iš tikrųjų susilaukėm labai daug teigiamų atsakymų ir jei neklystu, iš visų, kuriem pristatėm spurgas, apie 80% jie sutiko pasikalbėti, kas yra neregėtas įsitraukimas ir atsakymų skaičius iš ypatingai IT specialistų. Ir pakankamai greitai mes, jei neklystų, pasamdėm 4 ar 5, kurių ir buvo užduotis pasamdyti. Tai čia turbūt buvo viena iš efektyviausių tokių labai targetintų reklamos kampanijų, kuri iš tikrųjų davė greitą rezultatą ir atrodo buvo labai paprasta. Ir prieš tai dar pirmaviškiai ištekliai sakė, čia nesąmonė, niekam čia neįdomu, čia net nejuokinga, čia taip nedarysim. Tai daug kur gyvenime iš tikrųjų aš su tuo ir susidūriau, kur buvo dauguma, čia neįdomu. Spurgos, aš turėjau amerikietį draugą, kuris man po viso šito, kai šovė ir tapo viral, sakė, žinai, aš iki šiol nesuprantu, kodėl visą tai nuėjo viral, nes man atrodo, čia tokia nesąmonė. Tai vėlgi, negalvokim, kad viskas, aš ilgą laiką neskaičiau komentarų po tais straipsniais amerikietiškos portaluose, kažkada vėliau sugalvojau paskaityti, o ką čia jie komentuoja. Ir skaitau, jis yra fraud, tokius kaip juos reikia nuodyti kaip žiurkės ir taip toliau ir panašiai. Tai kiek iš tikrųjų yra heito, kur dauguma žmonių ar tai heitina, ar nesupranta, ar tiesiog nenori suprasti. Ir ar tai yra sėkmė, tiesiog turi pasirinkti kažkaip negirdėti ir atrasti motivaciją kitur. Bet buvai ne tik spurgų dealeris, bet ir ratų dealeris. Šitą eks, tipo, jeigu ką, aš ne prie ko, nepardavinėjau dabar. Kaip ten mes visiškai tiesiogiai ratus ir pardavinėjom, tai buvo video ir intro mano pranešimui logine. Būtent kalbant apie taip kaip narkotikų pardavėjai, kokias naudoja marketingo strategijos, nes jie turi produktą, jie turi atrasti būdą, kaip pasiekti savo klientų su tuo produktu ir ką iškomunikuoti, bet įdomumas yra tame, kad produktas yra nelegalus,
Tai kaip ir negali pasidaryti billboardo miesto centre ir sakyti patys geriausi ratai. Tik pas... Geriausiai velka. Tik pas X ir pirkti čia. Tai savo pranešimai, ko galim pasisemti iš tų narkotikų prekeivių. Ir sugalvojau padaryti intro ir pabandyti pasidaryti plakatus, atsistoti šalia paspirtuko ir miesto centre ir sakyti, gal kam reikia ratų. Nes literaliai norėjau parduoti tiesiog galimybę išsinuomoti paspirtuką, o ne kažkokias narkotinės medžiagas. Tai vėlgi buvo įdomi patirtis ir berods tais metais logyne, jau dabar praėjo daug laiko, tai galima, manau, kad atskleisti, o jeigu ne, tai užpypinsit. Tai tais metais mano pranešimas buvo išrinktas berods kaip numeris 4 geriausias visame tuometiniam logyne. Ir kas asmeniškai tokia jautėsi kaip mini pergalė, tai kad dalyvavo Šimonytė ir aš buvau virš jo. Tai tokia įdomi patirtis. Man labai įdomu pats viską paimant, kad einant nuo tavo vaikystės, paauglystės, suaugusio, jau Amerikos ir visą kitą, žiūrint, yra daug, aišku, ką galima paminėti apie tave ir tavo įgūdžius, bet vienas, kuris įsiskiria, tai visiškai outside of the box creativity, toksai, kaip priminėti, atrodo, net nuobodu, priminėti paprastą sprendimą, žinai, LinkedIn'e job postai kelti, sakai, ne, nesąmonę, padarysim kitaip, tai iš kur pas tave kilo tas, atrodo, visą laiką kiekvienam vos nežingsnį outside of the box creativity? Nežinau. Nesitikėjai tokį atsakymą. Nesitikėjau. Bet tikrai nežinau, tai tiesiog yra noras padaryti. Ir ką aš dažnai kalbu su savo komanda, kad gyvenime yra tam tikri fundamentals, ar ne? Tai jeigu mes siunčiam naujienlaiškius, tai neatsidarys 100% žmonių ar auditorijos tą naujienlaiškį. Yra tam tikri reikščios, kas veikia. Tai žinom, kad e-commerce yra CTR, click-through rate, nežinau, 1%, gal mažiau, gal daugiau. Ir žinom, ką reikia padaryti, kad su juo žaisti. Tai jeigu jį norim kelti, tai tada galbūt mums reikia investuoti į tą kūrybinį sprendimą, kad jisai labiau patrauktų dėmesį, kaip jisai gali patraukti supratimas, kas yra ta mūsų auditorija, kuriai komunikuojam, kas jai yra aktualu, kas patrauktų jos dėmesį ir tu su to dirbi. Tai lygiai taip pat ir čia gyvenime, aš bandau klausti, tai gerai, yra tas paprastas standartinis būdas, ką daro visi. Ir man patinka. Vienas iš mano inspiracijų yra Seth Godin. Kažkada aš skaitydamas jo knygą perskaičiau, kad žiūrėk, when everybody zigs, try to zag. Ir ką jisai kalbėjo, kad žiūrėk, tu nori būti kažkoks maratonininkas, geriausias, greičiausias visame pasaulyje. Kiek yra žmonių profesionalų, kurie bando bėgti maratonus, su kuriais tu turėsi konkuruoti, kur jie yra iš tikrųjų, tau pasiekti jų lygį reikės daug bėgioti ir daug treniruotis. Ir net neaišku, ar tu turi, tavo kūnas yra sutvertas tam ir ar tu galėsi bėgti tas distancijas ir su jais konkuruoti, bet kodėl tu nori tapti geriausių maratonininku pasaulyje, gal tu galėtum sukurti savo kategoriją ir tapti juokingiausių maratonininku pasaulyje, kur nėra konkurencijos. Tu konkuruosi tik su savimi pačiu, nes tu nori tapti juokingiausių maratonininku pasaulyje. Tai iš to ir gal ateina tas požiūris, kad jeigu tu bandysi daryti tą patį, ką ir visi, tai kodėl tu tikiesi kažkokio kitokio rezultato? Tu darai tą patį, ką visi ir gausi tą patį rezultatą. Tai jeigu siunti naujienlaiškį, 100% atsidarys, nežinau, jeigu šalta auditorija, kiek 20%, jūs turbūt galite geriau šiai dienai pasakyti, kaip atrodo tie rezultatai, kaip atrodys click-through rate. Jeigu tu darysi kažką kitokio, tik tada tu gali tikėtis kitokio rezultato. Tai stengiuosi žiūrėti tais tokiais kažkokiais, pavadinkim angliškai, frameworks gyvenimo
fundamentiniam tiesom ir pabandyti tiesiog pažvelgti į situaciją tokia, kokia ji yra. Tai nebandyti savo įpiršti, kad, ne, bet mūsų naujienlaiškis yra kitoks ir, nėra jis greičiausiai kitoks. Arba jeigu yra kitoks, tai ir tada gali tikėtis geresnio rezultato, negu kad visi kiti, kurie siunčia. Šiaip man dar vienas įdomus dalykas, gal tavo nuomonė kaip vadovo labiau čia, kad, ar žmonės, kurie klausys, ar šiaip, jeigu įmant visuomenę, ne visi yra tokie kaip tu, kurie vienas dalykas turi skilą, o kitas turi, nežinau, įgimtą tą tikslą tokį atvesti, galvoti, lyderiauti ir panašiai. Bet tuo pačiu, atrodo, dabar šiaip visuomeniai labiausiai visą laiką žavisi CEOs, entrepreneurs ir panašiai, jeigu tu nesi tas, tai tada tu esi kažkoks prastesnis. Tai koks tavo būtų patarimas, aš klausausi, aš noriu siekti, aš noriu daugiau, bet aš girdžiu, kaip Lukas čia haslina ir daro crazy sprendimus. Bet mano smegenys neišneša, arba aš feilinu. Ir kaip, nežinau, tokiam žmogui gal jo didesnė vertės sukurta pasaulio bus, jeigu jisai bus samdomas darbuotojas ir klausys kažkieno kaip tu. Tai kaip neužkipti ant to kabliuko, kad visi entrepreneurs, visi čia verslus kuria, o kaip atrasti savo, kas man veikia. Žinokit, manau, kad bus nepavykęs podcastas, nes vėl tai nežinau. Neturiu atsakymą, bet aš visiškai sutinku su tavimi, kad tas, žinai, net ir aš kažkada žavėjausi, čia reikia keltis 5 ryto, kaip čia yra jėga, ir aš tada peržiūriu savo paties norus ir galvoju, ar aš noriu keltis 5 ryto. Nenoriu aš keltis 5 ryto, tai kodėl dabar aš turiu keltis kartu su visais 5 ryto, kas ten yra tie, kurie super mega pasiekia ir jie sako, tavo diena turi prasidėti 5 ryto. Tai kiekvienam yra aktualu atrasti, kas yra tikrai tavo ir to siekti. Ir ne kiekvienas turi būti CEO, ne kiekvienas turi būti entrepreneuris, ne kiekvienas turi būti influenceris, ne kiekvienas turi būti žinomas dainininkas. Tai atrasti, kas iš tikrųjų yra tai, ko tu pats nori. Ne tai, kas tau yra įpiršta visuomenės ir sakoma, kad čia visi taip daro, taip reikia daryti, bet kas iš tikrųjų yra tas, kas tave veža, ką tu nori daryti. Ir tikrai reikia, žinai, yra normalu, kad kiekvienas nebus CEO, kiekvienas nebus Jeff Bezos, kiekvienas nebus Elon Musk ir tie žmonės, kurie yra, tai, nežinau, čia gal kažkoks visatos žinių spjūvis, kada įvyksta tik tai, ten, nežinau, kažkiek metų, kada visą tai išspjauna tokią asmenybę, kuri gali sudrebinti žmonijos istoriją ir sukurti kažką didingo ir ženkliai didesnio negu kad jis pats. Bet didžioji dalis visuomenės 99,99% tai yra tiesiog žmonės, kurie stengiasi gyventi savo gyvenimą. Tai paklausti, ko tu nori iš gyvenimo, kas yra tai, ko iš tikrųjų tu nori. Žinai, kiti keliauja, daug keliauja, ar ten, žinai, meta savo darbus ir tampa tie vadinami digital nomads. Ir aš kažkada irgi stebėdavau ir galvodavau, kaip aš čia iš tikrųjų taip norėčiau. Nenorėčiau. Jaučiu, kad nenorėčiau. Man patinka daugiau mažiau tai, ką aš dabar darau. Ir kad man tai teikia kažkokį kitokį tai potyrius ir labai mane praturtintų. Aš to nejaučiu. Ar, nežinau, kažkokie kiti dalykai, kur, žinai, bandoma pasakyti. Lygiai taip pat turbūt ir tam dvasiniam tobulėjime yra, žinai, klausiau ir tavo podcastus, kur tu kažkada sakai, aš ayahuaską bandžiau ir kitus dalykus. Aš lygiai taip pat domiuosi tuo dvasiniu tobulėjimu, bet ar mane tai traukia, kad aš labai norėčiau ir jaučiu, to nėra. Ir apie tai aš ir kalbu, kad gal pajausti, ko iš tikrųjų tu nori, koks yra tavo kelias, o ne toks, kokį tau bando kiti primesti. Ir tai yra sudėtingiausia užduotis, nes net ir aš pats iki galo neturiu savo šito atsakymą. Buvom ir mes su Jurgiu kalbėjom apie
mental health visą aspektą ir psichologinį faktorių, nes atrodo jo, aišku, tau užtenka nueiti į LinkedIną ir jau galima pasižiūrėti, kiek tu pasiekęs, įsivesti Google, pamatyti viral asmenybę, žymybę. Bet žinai, kad kiekvieną kartą gali rasti ir kitą, su kuo galėsi pasilyginti, kuris bus radęs dar daugiau. Taip. Tai... Bet jo, kas įdomu, nežinau, čia įvardinkim kaip sėkmę, ne? Kad tu turi vis dar, aišku, sėkmingą karjerą, jinai, kaip pats sakei, stabiliai, tokiais nutelis, pavaitelio, labai gražiai dėliojasi. Laikai iki šiol. Jo, dar nežinau, po podcast'o išėjimo, gal čia, žinai, viskas grįžt, pradėjo sakyti, mokesčių nemokėkit, 14 metų. Šiandien. Bet jo, sakykim, laikai save sėkmingu dabar, iki šio momento karjeros prizmę. Aš manau, kad sėkmė kiekvienam yra skirtinga. Kiekvienas turi skirtingą suvokimą, kas jam yra sėkmė. Ir žinau, kad aš net nesu iki galo susimastęs, kas man yra ta sėkmė. Vėlgi vienas iš jūsų pašnekovų sakė, kad sėkmė yra daryti, kas tau patinka ir už tai gauti pajamas, kurios iš tikrųjų tave tenkina. Tai turbūt sakyčiau dalinai, kad sutinku su tuo, bet vėlgi, aš nepastačiau dar namą, nepasodinau medžio, neužauginau vaikų, tai ar iš tikrųjų aš esu sėkmingas. Tai ir vėlgi čia mes žaidžiam tais visuomenės primestais kažkokiais formatais ar templatais, kur sakom, žiūrėk, čia yra sėkmingas žmogus, o čia yra nesėkmingas. Tai aš klausiu, kodėl vienas pasiekė daugiau karjeroj, gal kitas šiai dienai turi užauginęs kelis vaikus, prisideda visuomeniai, turi kažkokią bendruomenę ar padeda, nežinau, savanoriauja, padeda visuomeniai, prisideda spręsti visuomenės problemas. Kodėl tai nėra sakoma, čia yra sėkmė, bet dažnai mes primenam karjerą, mašiną, namas. Mašina, karjera, gal taip. Bet šiaip, pavyzdžiui, jeigu imtum save, gerai, 20 metų ar 2 kelių, ir koks buvo tavo tada sėkmės įsivaizdavimas, arba šiaip siekis, kad problema reikia pušinti iki tada ir tada gal kažką kito, ir kaip dabar skiriasi? Tai aš įsivaizdavau, kad sukursiu, dirbsiu marketingo srityje, reklamos marketingo srityje, kai sukursiu kažką neįtikėtino, kas nueis viral visame pasaulyje, o ne tik tai Lietuvos rinkoje, tada aš būsiu savo pike, tada visi manęs norės ir tada aš sakysiu, ko čia yra sėkmė. Kai aš šito pasiekiau ir gavau, nesupratau, kad niekas nerūpė, niekam tai nerūpė. Tai ir tada tu pradedi kvestionuoti, kažkada buvo, kai aš tapsiu Forbes 30 under 30, va čia tai bus, va čia jau bus pikas. Ir tapau aš tą Forbes 30 under 30 ir kažkas pasikeitė mano gyvenime, mažiau problemų, mažiau iššūkių, mažiau kažkokių nesklandumų darbe. Ne, tai manau, kad tas ir atveria akis, kai tu iš tikrųjų pasieki ir supranti, kad ne apie tai yra. Tai labai smagu yra to pasiekti ir gauti kažkokį tai medalį, kurį galėsi pasikabinti ant sienos, bet kokią tai turi ilgainiui reikšmę tavo gyvenime, dažniausiai kažkokios super mega neturi. Nes kiekviena diena yra nauja diena, kiekviena nauja diena yra naujas išėjimas į aikštelę. Ir tu pats sprendi, koks bus tavo pasirodymas to aikštelėje. Ir kiekvienas turim blogų dienų, kiekvienas turim dienų, kai galvojam, aš esu didžiausia nesėkmė. Ir net ir tie, kurie turi sukūrę didžiausius startuolius, manau, kad ir jie turi tokių pamąstymų. Tai per seniausiai klausiau podcastų su Airbnb CEO, kurisai kalbėjo su Sam Altman vienoje iš vakarienių ir jisai Airbnb jau buvo public. Jisai pasiekė visko, uždirbo pinigų, sukūrė startuolį, kuris išėjo į akcijų biržą. Akcijos viešai pardavinėjamos, visi žino ir jisai sako Sam Altman. Žinai, aš vis dar jaučiuosi, kad, ta prasme, nežinau, nepasiekiau aš gyvenime dar visko. Dar man kažko, žinok, trūksta. Aš jaučiuosi kartais toks failure, kad tiek išvaiščiau savo laiką. Ir tada tu galvoji, tai
tu. Čia tu, ten kažkur aš. Ir tau tokios mintis kyla, tai tas ir turbūt yra užburtas ratas, kad nedaugelis kalba, bet daug matome visą laiką tą ledkalnio viršūnę, bet nematome, kas yra po vandeniu, kokios ten yra kiekvieno iššūkiai, kiekvieno kažkokie pralaimėjimai, nesėkmės, tai to mes nematome. Jo, bet čia yra tas toksai, kaip neužkipti ant to kabliuko, ypač, dabar tu vyresnis, brandesnis, daugiau patyręs ir gyvenimo matęs, tu gali, tau gal lengviau yra prieiti šitą suvokimą, kai tu jau, sakai, pasiekęs, ir sakai, čia pasiekiau, kai gavau bus maks, netėjo, čia pasiekiau bus maks, netėjo. Bet jaunam žmogui, kuris dar nieko nepasiekęs, yra, atrodo, labai lengva užkipti ant tų istorijų, kaip čia man reikia haslint, ir jeigu tas dar nepasiekęs, pasukūręs Airbnb, tai ką aš turiu varyt, bet man, pavyzdžiui, mano asmeninis toks didžiausia gal baimė netgi yra, kad nugyvent gyvenimą, pat susifokusavusi kažką, kad aš galvoju, čia reikia, ir tada gulėti jau prie mirties lovoj, ir tada galvoju, bet ne čia. Aš gal turėjau ten su draugais daugiau laiko praleisti, su šeima, su vaikais ar dar kažko, bet fokusausi kitą, kad bus sėkmingų, bet iš tikrųjų, kaip pats sakai, sėkmė gal yra kituose dalykuose. Bet, žiūrėk, mano nuomonė yra, kad kol tu esi jaunas, tai reikia daryti ir kaip tu sakai, varyti. Tik tas varimas turbūt vėl kiekvienam yra skirtingas. Kažkas gal jis nori užsidaryti kambarį ir vien prazginti gitarą, viena iš dienos. 24 valandas per parą, 5 metus ir bandyti kažką sukurti, tai yra tie tam tikri gyvenime dalykai, kaip 10 000 valandų investavimas ir iš tikrųjų sukūrimas kažkokio naujo gebėjimo ir tapimas profesionalų po tos laiko investicijos. Ir kol tu esi jaunas, aš manau, kad yra aktualu išsibandyti viską, nes tie atsakymai tai tik ir ateis po to, kai tu išbandysi. Ir vieno atsakymo, kaip reikia nugyventi gyvenimą, nėra. Taip kaip nėra vieno kelio į kažkokį tikslą, yra daugelis kelių. Tai lygiai taip pat ir čia gyventi gyvenimą, bandytis, aiškiai atsakyti ir žinoti, ko aš noriu ir ko aš siekiu ir supratimas, dėl ko aš tai darau. Kas man iš to? Tas ilgainiui tikiu, kad ir atves. Tai čia turbūt mes jau pereisime tą šarlatanizmą, bet kai tu turi iš tikrųjų brandą viduje ir jinai ateina tik su laiku ir vėlgi tai ateina po tam tikrų pralaimėjimų, supratimų, išanalizavimo situacijų, ką aš juose iš tikrųjų išmokau, ką dariau gerai, ką dariau blogai, įsiklausimas į save, ilgainiui tu ir pasieki tą tašką, kada tos brandos, bet nėra recepto, kaip pasiekti brandą, kai tu esi 21 metų. Tai 21 metų, man atrodė, 5 ryto. Miegot 8 valandas? Bullshit. Tai 5 užtenka. Ko blogai 5 miegot. Ir šiandien tu supranti, aš suprantu, kad, aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi po 5 valandų miego ir aš žinau, kaip aš jaučiuosi po 8 valandų miego. Ir vienas iš turbūt tokių neperseniausiai mano išgirstų patarimų, kuris tinka turbūt labiau vyresniems žmonėms negu kad jaunesniems, tai pauzė. Tai vėlgi vienas iš podcastų, kur buvo interviuojamas John C. Maxwell, jis yra vienas iš tokių didžiausių, geriausią reputaciją turinčių pranešėjų, daug kalba apie viešąjį kalbėjimą. Ir jo paklausė, tu neperseniausiai parašei knygą patarimai viešojo kalbėjimo iš visos knygos. Koks būtų tavo vienintelis patarimas, kurį tu sakytum, čia yra vienas dalykas, kurį būtina suprasti perskaičius knygą. Jis sako, pauzė. Kiekviena kalba, kurią aš sakau viešai, sako, daugelis tų speakerių, pranešėjų, jie bijo sustoti kalbėdami, nes kai tu sustoji, tu tarsi atiduodi situaciją į auditorijos rankas, nes tu tyli, jie gali kalbėti, jie gali kažką pasakyti. Bet sugebėti sustoti, nebijoti, tas iš tikrųjų priverčia žmonės įsiklausyti ir sustoti ir tas suteikia svarbos momentų.
Tai vienas dalykas yra viešas kalbėjimas, bet lygiai tas pats veikia ir gyvenime. Tai po tam tikro varymo reikia kažkada sustoti, pauzę ir įsivertinti, tai apie ką tai buvo, ką aš čia išmokau, ko aš noriu toliau. Tai dabar aš suprantu, kad 5 valandų miego neužtenka tam, kad aš gerai funkcionuočiau ir turėčiau gerai dirbančias smegenis, man reikia 8 valandų miego kaip minimum. Ir tą vis bandau kažkaip pasiekti, ne visada ne kiekvieną dieną man tai pasiseka, bet iš tikrųjų jaučiu savo visų kūnų ir protų, kaip aš jaučiuosi po 8 valandų miego ir kad mano produktyvumas ir energija yra visai kitam lygyje, negu kad po kažkokios bemiegės nakties. Tai sutiktum su tą mintim, čia plačiai pakalbėjome, bet kad, sakykime, haslinti reikia, bet tuo pačiu reikia ir sustoti. Iš tavo istorijos, ką tu pasakoji, nuo 14 metų, atrodo, visą laiką, ne 14 metų, net to istoriją, kai tu sakai, kad, aš padariau, pasiekiau, laimėjau tenai geriausio banerio, tenai konkursą, ne? Bet savęs klausiu, o kas iš to? Ir toks jau filosofinis, žinai, nuo 14 metų, tai ir sutiktum, kad reikia haslinti, bet reikia daryti pauzes, kuriuose tu sustoji ir pasičekini. Ar teisingas kelias, dėl ko aš tai darau? Ar darau ne dėl to, kad kažkas kitas primeta, ar aš pats noriu ir sugrįžti tą vidinį savo, nežinau, ašį, ar kaip tu pavadintum, kad, čia teisingas kelias, reikia toliau varyti ir haslinti, bet nepasimest to. Jo, tai mano mintis yra tokia, kad kiekvienam atrasti savo kelią, suprasti, ko jie iš tikrųjų nori ir pasinerti į tą kelią ir tik tai per įvairiausius bandymus ir ieškojimus ir atradimus ilgainiui suprasti, kas iš tikrųjų, kur yra tavo tikrasis kelias, kur tu geriausiai jautiesi ir kas veikia tau ir kokį gyvenimą tu nori gyventi, o ne gyvenimas, kuris yra tau primestas. Ir čia yra labai gilios temos, kur galim praleisti kelias paras nagrinėjant ir kalbant, nes, žinai, daugelį jaučiu girdžiu iš jaunų žmonių dabar ypatingai, kad tai aš tai šeimos nenoriu, aš tai gyvensiu visą laiką vienas. Vaikus augint, nesąmonė, kam čia to reikia? Tai aš geriau visą gyvenimą keliausiu, bet vėlgi iš ko tas ateina, ar tai neateina iš kažkokios baimės, galbūt prisimti atsakomybę už daugiau nei save patį, bet prisimti atsakomybę už savo šeimą, už savo vaikus, nes tai yra atsakomybė. Ir tą suprasti ir kelti tuos klausimus, tai vienas iš mano paties mėgstamiausių pratimų yra tiesiog kartais pažaisti su baltu popieriaus lapu ir išsirašyti klausimą ir išsirašinėti mintis, kurios tau ateina kyla tuo metu ir tada žaidžiant tokį žaidimą, tu pamatai, kaip tos mintis keičiasi. Jeigu tu sėdi valandą, 2 valandas su baltu popieriaus lapu ir tiesiog išrašinėjai, negalvodamas, kas tu ateina. Ir su tuo dirbti ir analizuoti, tai tas, mano turbūt ir ką dabar vyresniam amžiuje suprantu, tai skir daugiau laiko analizuoti save, nes dažnai, ką aš matau, kad mes gyvenam tiesiog autopilotu. Tai tą, ką darom iš įvairiausių įpročių, neklausim, tai jau, kodėl aš čia taip darau. Taip, Man tai, aš noriu grįžti prie tavo tikslų ir tą, kad tu pasakai apie, žinai, kad ten Forbes 30 under 30 norėjai pasiekti. Pirmas dalykas, kodėl norėjai, tarkim, pasiekti tą tikslą su Forbes, koks buvo drivas ir čia štai tipo, kaip sakėjai irgi, žinai, kad čia yra medalis, kurį, žinai, kažkada smagu pasižiūrėti, bet kaip gimė tas noras pasiekti tą tikslą? Iš noro turėti daugiau ir su tuo man asocijavosi sėkmė. Tai man atrodė, kad jeigu aš turėsiu Forbes 30 under 30, tai aš tada gaunu galimybę išeiti už Lietuvos rinkos. Aš tada turiu tą validation angliškai, kas suteikia patikimumą, kur aš galiu ateiti ir sakyti, aš čia šitą gavau, turiu, tai reiškia, aš esu patikimas ir turiu sugebėjimus dirbti tarptautiniai rinkoje. Ir tada šiai dienai mes matom, kad tas Forbes 30 under 30 jau toksai tapęs vos ne kaip skemas, nes daugelis žmonių, kurie jį gavo, tai finale pasirodo buvo skemeriai,
kaip Theranos įkūrėja, kaip Sam Bankman-Fried ir ten daugelis kitų dabar lenda, kad ir toksai gavosi visiškai nuvalkiotas ir panašu, kad jau gal net, sakykime, šiai dienai dabar aš gavau prieš, nežinau, 3 metus, 4 metus, dabar gal jis jau toks irgi tampa vos ne dalina, bet kam. Nors paskutiniai laidoj, ten mes turim bendruomenę, mačiau, kad gavo mergina, kuri yra NASA inžinierė ir dirba NASA'oje prie žmonių misijos į Marsą, jeigu neklystu. Okay. O, žiūrėk, kad išsikėlė tokį tikslą, tuo metu jis tavo asociavus sėkme pasiekė, dabar, bet irgi žinai, kad nėra ten kažkoks labai epic dalykas jau šiai dienai. Tai ar tave tas nuvylė, kai man įdomu, kuriam dar taške tau parėjo suvokimas, kad gal tai nėra netikėta, nes kodėl klausiu, kad su Arnumi šitą diskusiją turėjom labai, kaip senai, kur apie pinigus tiesiog kalbėjom. Ir aš jam aiškinu, kad, pradėjau tiek uždirbti ir čia tikslas kitą mėnesį dar tokių uždirbti žodžiu. Ir tada Arnas gerą klausimą uždavė, nafik tau tie pinigai, ką su jais darys. Ir aš, pavyzdžiui, neturėjau atsakymo į tą klausimą. Ir dabar man toks biškai... Gal tu turėjai, bet nenorėjai atsakyti? Ne, visiškai ne. Man tiesiog, tas buvo gal atsakymas, žinai, buvo ir kažkokia self-validationas, kad čia, žinai, buvo... Nes, žinai, gali būti ir taip, kur tu tiesiog nori atsakyti, aš noriu kėdų. Už 3000 eurų ir tada galvoju, aš Arnui negaliu pasakyti, nes jis mane išjuokia. Bet čia būtų konkretus atsakymas, žinai, bet man tuo metu aš nelabai neturėjau kažkokio, žinai, kas iš to, kad ekstra 1000 atsiranda sąskaitų, niekas iš esmės kaip ir nepasikeitė toj situacijai. Tai man įdomu, kaip tu tuos tikslus irgi toliau keliesi ir kaip juos, vis tiek man atrodo, žinai, mes norim, kad tie mūsų tikslai būtų meaningful kažkokie ir, žinai, jeigu tu netiki savo tikslu, tai what's the point? Tai kaip dabar tu keliesi tuos tikslus ir susikuri kažkokius naujus challenges, žinai, į ką tau reikia atakuoti? Kalbant apie Forbes, tai ar tai būtų Forbes, ar ta visa mano viral istorija, tai turbūt tas supratimas ateina tada, kada tu kitą dieną atsikeli toj pačioj lovai, kurioje nenori. Ir štai, ir supranti, kad išėjus į gatvę, tau nieks nesako, wow, čia yra, žinai, kažkoks specialistas už šito pasaulio ribų ateik pas mus, tai tu supranti, kad visada yra ta day one. Kiekvieną dieną atsikeli, tavo pasiekimai priklauso nuo to, ką tu šiandien nuveikei. Ir kiekviena diena yra naujas žaidimas ir vėlgi, kai supranti, turi tą savimonę, kada supranti, šiaip kiekvienas žmogus gyvena savo gyvenimą ir nelabai jam ten daug rūpi, ką tu ten veiki, ką tu ten sufeilinai. Pasižiūrėkim į daugelį įmonių, kurios turėjo didžiulius PR skandalus, turbūt girdėjo būtų geras pavyzdys, ir ten jau atrodė super mega kažkokia pasaulio pabaiga, bet kaip jie gamino tualetinį popierių, ar ten kitus popieriaus gaminius, kaip jie toliau gamina. Ir jei neklystų, verslui ten buvo nelabai didelė įtaka iš tikrųjų, žiūrint apskritai bendrai pagal tai, kokią masto tai buvo problema medijoje, bet kaip tai atsiliepia verslui. Tai nesigilinau skaičių, nežinau, bet sprendžiant iš tiesiog apgraibom, kas viešoje erdvėje pastebima, tai sakyčiau, kad turbūt nelabai ten ir pajutė kažką. Bet tai su tokiam rizikom, tada jau iš karto lendant toliau, nes nusitibekas irgi yra data lygas didelis, atrodo, kosminė čia problema. Ir aš jau tada, kai jisai įvyko, aš galvoju, okei, mėnesis, 2 visi pazys apie tai, bet realiai useriai vis tiek toliau naudos. Taip, kažkoks drop-offas bus, bet tai nesugriaus verslo most likely. Tai tau, tarkim, po tokių pavyzdžių tau atsiranda toks dar didesnis ne tai, kad noras, bet, nežinau, man, pavyzdžiui, pasižiūrėjus tokius variantus, atsiranda didesnis gal noras ir pasitikėjimas savim parizikuoti su kokia durnesnė idėja. Nebūtinai durnesnė, bet drąsesnė idėja. Čia bet lygiai tas pats mūsų pavyzdys, kur mes diskutavom tarpusai. Norėjom paleisti skaidrę iš podcast'o su Eriku, kuris, žinai, pasakė, kad jo moto yra BB's pats nepasičiūpus. Ir aš ten labai dvėjau, kad gal čia biški per žiauriai, gal per, ir followings visi ir panašiai. Ir atsimenu, kad paleidom viskas, aš nusiskaičiuotinau, pasižiūrėt palygint datą. Ir tu matai, kad po dienos, didelis prieaugis buvo, pasiteisino. Tai man, pavyzdžiui, po tokių skandalų atrodo, kad tu didelį šūdą gali padaryti, bet visi pamirš po
kažkiek laiko. Taip, tai kalbant apie CTV, vėlgi, kas turbūt yra svarbu akcentuoti, nes irgi buvo bandymų įtraukti mane į tą istoriją, tai aš jau pusę metų nebedirbau. Ir kai žurnalistai man skambina ir klausia, aš sakau, žiūrėkit, aš jau pusę metų nebedirbu, tai per pusę metų galėjo labai daug dalykų įvykti. Ir ten nelendant į detalės, kaip visą tai buvo pristatyta. Kas mane gal šiek tiek šokiravo, vėlgi komentuojant tą įvykį, kad visos visuomenės ir medijos buvo sukurtas įspūdis, kad tas hakeris yra pasaulio gelbėtojas. Tai mane tas stebint iš išorės labiausiai suglumino, nes sako, taip, bet aš tik tai radau, bet jeigu tu esi iš tikrųjų doras pilietis, tai tu radai ir tu eini pas įmonę, jau susisieki su vadovais ir sakai, žiūrėk, aš tokį dalyką radau, tas jums gali grėsti labai didelę baudą ar kažkokių, nežinau, skaudžiai atsiliepti viešoje erdvėje, jūsų reputacijai, tai radau, tiesiog tikiuosi, kad draugiškai su jūsų manim atsiskaitysit. Bet ką jis padarė, tai tiesiog viešai paviešino ir net ne už kažkokią didžiulę sumą leido visiems nusipirkti tos duomenis, bet tai buvo 5 eurai. Ir tada žiniasklaida sako, va, jisai vos nesvieto lygintojas, baudžia įmonę už tai, kad jie taip ir taip toliau. Bet grįžtant prie tavo klausimo, tai ką aš ir sakau, kad daugelis žmonių sustoja, nes jie įsivaizduoja, kad aš padarysiu klaidą ir dabar visi prisimins ir mane ten nulinčiuos, nuteis ir aš tada būsiu didžiausias gyvenimo feilas ar nesėkmė. Ir tą aš turėdavau, kai mano pirmas darbas buvo dirbti call centre ir skambinti žmonėm ir pardavinėti galą televiziją. Tai pradžiai reikėjo perlipti per tą, kad kaip ten mane iškeiks, pasiūs toli ir taip toliau ir panašiai, bet ilgainiui aš tai paverčiau žaidimu. Ir sakau, ir pradėdavau su žmonėms, sakau, labą dieną, Onutė, norim parduoti jums televiziją. Aš nežiūriu televizorių, o turit žentą? Turiu. O žentas atvažiuoja? Atvažiuoja. Žiūri televizorių? Būna pažiūri. Sakau, krepšinį gali žiūrėti? Negali. Va, tai sakau, su gala televizija, žiūrėkit, žentas atvažiavo, laimingas, atsisėdo, jūs rodot. Žentuk, žiūrėk, krepšinį pas mane gali žiūrėti. Sakau, žentas gal ir dažniau atvažiuos? Gal ir gerai iš čia sakė. Gal ir įdomu, papasakokit daugiau, kokiu ten kanalu bus, pas mane dar ir anūkai būna, ar turi animaciją. Ir tu kalbi, tu nepabūgai, to nereikia, bet tu pradedi žaidimą, kur išsikeli savo galbūt tikslą. Tai kiek ilgai aš galiu ištęsti šitą pokalbį su ta ponė, kuri pradžioj pasakė, nereikia, eikit jūs ten melniom su savo tam televizijom. Tai tas ir pakeičia perspektyvą, kada tu sakai, niekam neįdomu. Niekas neprisimins. Daug... Nors aš norėčiau, kad šitą podcastą gal prisimintų. Aš tai tikrai prisiminsiu, patį geriausią. Pasiparašymą, tai aš siūlau palikti kitiem epizodam, kaip tu sakei, yra daug temų, kur mes čia galėtume turbūt 2 paras sėdėti, šalt kojas mūsų naujoje studijoje ir arbatą gerti ir diskutuoti, bet mes turim 5 klausimus tokius blitz tavęs paklausti, jeigu Jurgis pasižiūrės, užbaigti podcastui mintim. Žodžiu, neįsiplečiant, sakinys 2, bet tiesiog blitz klausimėlis. Tokios nespaus kompas. Gerai. Geriausias patarimas, kokį esi gavęs? Geriausias patarimas, kurį esu gavęs, nebijok, eik ir daryk. O blogiausias? Ir dar antras geriausias, kurį esu gavęs, tai suprasti, kad gyvenime yra kaip kare. Tai išėjus, einant į karą, tu užsidedi šalmą ir šarvus, nes žinai, kad gali tekti prasileisti, liaudiškai tariant. Ir tu supranti, kad tokia yra kovos kaina. Tai lygiai taip pat ir gyvenime. Jeigu lyja lietus, tu nesėdi namie ir nemerki, kad oi, dabar norėčiau eiti į lauką, bet lyja lietus ir nieko negaliu padaryti. Tai tu tiesiog pasiemi skėtį ir toliau eini į lauką. Tai tiesiog mažiau galbūt kreipti gyvenime į tas įvairiausias nesėkmes ir suprasti, kad tai yra dalis gyvenimo, bet tiesiog upė toliau visada teka į priekį. Tai antras geriausias. Kodėl? Dėl to, kad blogiausių neturiu. Okay.
Blogiausias turbūt buvo, žinai, kuris, jeigu taip grįžtant atgal, kam tu ten važiuoti tą Ameriką, jeigu gali darbą susirasti iš Vilniaus aplikuodamas internetu. Ok, kitas. Pirmas dalykas, kurį padarai atsikėlęs ir paskutinis dalykas, kurį padarai prieš einant miegoti. Pirmas dalykas, kurį padarau atsikėlęs ryte, tai šiuo metu pasidarau stiklinę vitamino C, nes šiek tiek sirguliuoju. O paskutinis, kurį padarau, tai irgi pradėjau eksperimentuoti su ašvaganda, tai prieš eidamas miegoti išgeriu ašvagandus, nes noriu pagerinti savo gilaus miego kokybę. Ką dabar bandai išmokti naujo? Kačialintis. Okay. Ir paskutinis, kaip ir atsakei, bet koks yra įgūdis ar hobis naujas, kurį, bandai pradėti? Jo, tai visus pratimus taisyklingai daryti sporto salėje, nes turėjau įvairiausių 100 dienų iššūkius ar tiesiog sportavimas ir ilgainiui supratau, kad neeidamas į sporto salę su privačiu treneriu ar tiesiog su žmogum, kuris pamokytų, kaip reikia daryti taisyklingai, mano rezultatai būdavo šiaip savo ir supratau, kad čia kažkas, ką aš noriu išmokti, tai pagaliau taisyklingai dirbti su savo kūnu ir kryptingai didinti įvairiausius įgūdžius. Ir kaip užbaigtum šitą mūsų prisėdimą, tokį kokią mintim ar palinkėjimų, ar savo, ar mum jo. Nepaisant to, kad kartais likimas išjungia vieną mikrofoną, matom, kad yra įvairiausių būdų jį užkeisti. Tai jeigu kažkada gyvenime kažką išjungs ar nevyks pagal planą, nenuleiskit rankų ir tiesiog pabandykit rasti kitą sprendimo būdą. Super. Ačiū. Ačiū Jums.